Tiesioginė transliacija iš Kauno Žalgirio arenos, kur šiandien netrukus prasidės visų krepšinio fanų ilgai laukta dviejų krepšinio sunkiasvorio akistata. Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono kulminacija Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Po daugiau nei 4 mėnesių pertraukos krepšinio šalis vėl turi progą pamatyti, kaip atrodo tarpusavio kovoje dvi geriausios Lietuvos komandos. Susidomėjimas didžiulis, svarba milžiniška. Netrukus čia prasidės ilgai lauktas krepšinio spektaklis, arena praktiškai sausakimša ir čia atmosfera ypatinga. Šį sezoną tokių mūšių buvo vos keletas, o tarkim štai šiais 2013 metais apskritai mes nematėme tokios principinės dvikovos, kurios reikšmė būtų milžiniška Lietuvos krepšinio lygoje, milžiniška kaip niekada. Jeigu daugelį metų mes buvome įpratę matyti tiesioginę šių klubų kovą reguliaraus sezono pabaigoje dėl, tarkim, pirmos vietos lentelėje ir pralaimėjusi komanda tiesiog likdavo antra ir viskas būdavo pakankamai aišku, tai šiemet situacija kardinaliai pasikeitė. Šiemet tenka žiūrėti ne tik į pergalės ir pralaimėjimus, tenka skaičiuoti viską procentinę išraišką ir kaip žinia. Situacija yra tokia. Jeigu šiandien laimi Kauno Žalgiris, Vilniaus Lietuvos Ryto klubas ne tik neturės aikštės pranašumo finalo serijoje, bet reguliariam sezone užims 4. vietą, o tai reikštų Žalgirio ir Lietuvos Ryto akistata jau pusfinalyje. Jeigu šiandien laimi Lietuvos Rytas iki 11 taškų persvaros, tuomet sostinės ekipa neužims 1. vietos, bet bent išsaugotų 2. ir su Žalgiriu keliai pusfinalyje nesusikirstų. Tiesiog finalo serija prasidėtų čia Žalgirio arenoje, jeigu aišku neįvyktų kažkokių staigmenų iki tol. Jei šiandien Rytas laimi didesnė nei 11 taškų persvarą, tuomet Žalgiris krenta į 2. vietą reguliariam sezone ir sostinės krepšininkai turi aikštės pranašumą finalo serijoje. Taigi variantų labai daug, apie juos dar žinoma teks pakartoti jau įsibėgėjus rungtynėms, stebint tai, kaipgi klostysis įvykiai čia, o čia jau pirmoji svečių ataka ir penketas Vilniaus Lietuvos Ryto yra toks: Renaldas Seibutis, Mindaugas Katelynas, Nemanija Nedovičius, Patrikas Obraintas ir Janis Blumas. Kauno Žalgirio penketas. Jaunimas prieš kur kas labiau patyrus Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus. Į žaidėjo funkcijas, kaip matome, atlieka Adas Juškevičius, atakuojantis gynėjas Vytenis Lipkevičius, dabar priimantis kamuolį Marijo Delašas, Mindaugas Kuzminskas ir Džefas Futas, dabar esantis su kamuoliu. Taigi, apibendrinant Plazos priimtą sprendimą, galima sakyti, jog mus tiesiog ispanas nukelia 4 mėnesius atgal. Prisiminkime pirmoji akistata Siemens arenoje ir tuomet Žalgiris pradėjo rungtynes lygiai tokiu pačiu penketu. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai tada pasinaudojo jaunųjų žalgiriečių klaidomis, pabėgo į priekį, įgijo vienu metu netgi 13 taškų persvarą ir po to jau Žalgirio reikalus bandė tvarkyti nuo suolo, pakilę kur kas labiau patyrę krepšininkai. Žiūrėsime, ar nenukentės ir vėl tarsi lipdamas ant to paties grėblio Žuanas Plaza. Dar viena žalgiriečio ataka, per stiprus čia metimas, atkovoja kamuolį Mindaugas Katelynas, Janis Blumas jau Žalgirio aikštės pusėje. Atiduoda kamuolį Nemanija Nedovičiui, šis rodo, kokį reikės daryti derinį. Janis Blumas tiesiog atsitraukia į kraštą, gauna kamuolį ten visiškai laisvas, vėluoja čia Marijo Delašas ir tiesiog kamuolys nenori įkristi į krepšį, tarsi jausdamas, kas yra šio mačo aikštės šeimininkai, pašokinėja ant lanko. Nedaug trūko iki taiklaus metimo vienam taikliausių Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų metant iš toli, tačiau nedaug nesiskaito. Po to jau Nemanija Nedovičiaus asmeninė pražanga. Pirmąjį mačą Kauno Žalgirio krepšininkai laimėjo 90-79 ir būtent dėl to Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai, norint užimti 1. vietą reguliariam sezone, reikia laimėti didesnę persvarą nei buvo pralaimėta Vilniuje. Mindaugo Kuzminsko per trumpas metimas, kova dėl kamuolio, čia Patrikas Obraintas nesugauna kamuolio, po to jau Mindaugas Kuzminskas išveda į priekį Kauno Žalgirio komandą, atidarydamas savo taškų sąskaitą, sužaidus porą minučių. Paskutiniu metu labai gerą sportinę formą demonstruoja Mindaugas Kuzminskas. Čia aišku ir sėkmės faktorius, tiesiog kamuolys atsidūrė puolėjo rankose ir po to jau nieko nelaukdamas jis krauna jį iš viršaus. Išmuša kamuolį Vytenis Lipkevičius, kontrataka Kauno Žalgirio komandos, Kuzminskas
Pataikyti nuo lentos nepavyksta, bet pražangą užsidirba Renaldas Seibutis ir galės Kauno Žalgirio puolėjas taškus 2 baudos metimais. Na, tuomet, kai Kauno Žalgirio komanda iškovojo tą pergalę pirmose reguliaraus sezono rungtynėse, tuomet situacija buvo žalgiriečių visai kitokia. Tuomet jie buvo emocinėme pakilime, tuomet klubas neturėjo finansinių problemų, tuomet dėl tikėjimas dar tuomet netrukdė Džeberui rungtyniauti naudingiausiai tose pergalingose rungtynėse ir draskiais Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynybą. Tuomet dar Kauno ekipa turėjo kapitoną Paulių Jankūną, kuris galbūt nebuvo labai rezultatyvus, tačiau jis atliko tą tokį nematomą vaidmenį ir motyvavo visą komandos žaidimą ir atliko juodą darbą gynyboje. Dabar visai kitokia Kauno Žalgirio situacija, dabar labai daug problemų ir nuo to tik dar įdomesnė tampa šių dviejų grandų akistata antrose Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono rungtynėse. Adas Juškevičius pusiau kairiajame krašte laisvą, jį paliko komandos draugai. Tiesa, išmuša jam kamuolį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, o po to jau žalgiriečiai iš karto po tos klaidos prasižengia. Mindaugas Kuzminskas, pirmoji jo asmeninė, pirmoji Žalgirio komandinė, 2 kartus taisyklės pažeidę yra svečiai ir šansas Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkams bent jau sumažinti deficitą. Janis Blumas prieš Mindaugą Kuzminską. Labai įdomi mikrodvikova. Vytenis Lipkevičius prieš Renaldą Seibutį. Dvigubina gynybą prieš Seibutį Žalgirio krepšininkai. Dėl to laisvas buvo Patrikas O'Brientas, tačiau jis nėra tas patikimiausias dvitaškių metikas, kalbant apie metimus iš vidutinio nuotolio. Ir atrodo, jog tai labai sėkmingai išstudijavo Kauno Žalgirio komanda. Palieka Patriką O'Brientą laisvą, atsitraukusi toli nuo krepšio, o prieš Seibutį iš karto matome dvigubina gynybą žalgiriečiai ir tai kol kas pasiteisina bent jau pirmomis minutėmis. Kaip žinia, būtent Renaldas Seibutis šiemet yra tikrasis Vilniaus Lietuvos Ryto lyderis, o Mario Delašas stoja mesti 2 baudos metimų. Pirmose rungtynėse su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda Mario Delašas per 18 minučių pelnė tik tai porą taškų, nors rungtynės ir pradėjo starto 5. Dabar pavyksta tą rezultatą pasiekti iš karto pirmaisiais metimais, sužaidus 3:20. Spaudžia žalgiriečiai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus, tiesa tą spaudimą įveikia Nemanija Nedovičius, Janis Blumas paskraidina Mario Delašą, 2 varžovus pritraukė Janis Blumas, tačiau tiesiog per lėtai atliekami perdavimai, Seibutis buvo krašte laisvas ir dabar jau pozicinė vėl ataka iš naujo. Nemanija Nedovičius Seibučiui, laisvas Renaldas Seibutis, jo metimas skrieja pro šalį, Klinskas ima kamuolį. Adas Juškevičius pagauna Nemaniją Nedovičių ir Nemanija Nedovičiui tai bus antroji asmeninė pražanga ir gali būti, jog Vilniaus Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris bus priverstas išimti vieną iš savo pagrindinių krepšininkų. Nemanija Nedovičius, kaip ir Renaldas Seibutis, yra vienas naudingiausių ir rezultatyviausių žaidėjų Ryto komandoje. Jau ruošiasi Simas Buterlevičius pasirodyti aikštelėje, taip leis arbitrai žengti krepšininkui. Prieš tai buvo pakeistas Patrikas O'Brientas, pasirodė Tautvydas Lydeka, na ir po to jau sureagavo į tą antrąją Nedovičiaus pražangą Dirkas Bauermanas. Nedovičius pelno po 15 taškų, atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus ir Lietuvos Rytas netenka vieno pagrindinių atakų organizatoriaus. 17 sekundžių turi žalgiriečiai. Adas Juškevičius labai toli nuo 3 taškų linijos. Mario Delašas turėjo ūgio persvarą, tačiau nesugebėjo jos išnaudoti prieš Janį Blumą. Antras bandymas irgi nesėkmingas. Mindaugas Katelinas dabar jau niekam neleidžia karaliauti po savo krepšiu. Nusiema kamuolį ir Simas Buterlevičius prieš Vytenį Lipkevičių. Įdomi, matome, šiandien bus ir trenerių taktinė kova. Kas geriau padarė namų darbus. Buterlevičius iš toli, netiksliai, Mario Delašas ima kamuolį, Adas Juškevičius, Vilniaus Lietuvos Ryto komandos puolimas stringa, niekaip nepavyksta surengti antros rezultatyvios atakos šiame mače.
Adas Juškevičius iš vidutinio nuotolio tiksliai 10-2 ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos vyriausiasis treneris Dirkas Bauermanas. Sveiki sugrįžę į Žalgirio areną, čia vyksta Lietuvos krepšinio lygos lyderių dvikova, paskutinis LKL reguliaraus sezono mačas ir sužaidus pusę pirmojo kėlinio 10-2 Kauno Žalgirio krepšininkai priekyje gerai dirbdami. Gynyboje šie jauni krepšininkai susikurdavo progas metimams puolant ir tas progas dažniausiai paversdavo taškais. Ir toliau spaudžia žalgiriečiai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkus po visą aikštelę. Priminsiu tiems, kas galbūt tik dabar įsijungėte transliaciją, jog Nemanija Nedovičius, pagrindinis Vilniaus Lietuvos Ryto žaidėjas, anksti surinko 2 asmeninės pražangas ir dabar jau yra priverstas kamuolį varinėtis Simas Buterlevičius, kuris gauna į krašte. Janis Blumas iš toli, prabėgęs pro galinę liniją, irgi nepataiko. Vilniaus Lietuvos Ryto snaiperiai prametė visus 5 tolimus metimus, o kai nekrenta iš toli, tuo naudojasi aikštės šeimininkai. Užspaustas Juškevičius atiduoda kamuolį Marijo Delašui. Na dabar taip pajokavo Adas Juškevičius su Mindaugu Kuzminsku, metė jam kamuolį, pataikė, pastarasis į perdavimą nesureagavo, taigi pats Adas Juškevičius tolimų metimus pelno 5-ąjį tašką, tampa rezultatyviausių žaidėjų ir pirmą kartą aikštės šeimininkai įgyja 11 taškų pranašumą. Pražanga prieš Renaldą Seibutį, Adas Juškevičius kelia ranką į viršų, sutikdamas su šią pražangą. Renaldas Seibutis keliauja mesti baudos metimų ir tai bus po reklaminės minutės pertraukėlės. Kauno Žalgirio krepšininkai pirmauja 13-2, artėja į pabaigą reklaminė minutės pertraukėlė. Trumpai galima pakalbėti apie tai, kas įvyko vakar. Vakar Prienai sutriuškino Sakalus, Šiauliai sutriuškino Utenos Juventus komandą, Pasvalio Pieno Žvaigždės įveikė Baltus, Neptūnas nugalėjo Kėdainių Nevėžį ir šiandien situacija yra tokia turnyro lentelėje, jog šiandien Prienai, Neptūnas palaiko Kauno Žalgirio komandą, Pasvalio Pieno Žvaigždės tikrai nenorėtų ketvirtfinalyje susitikti su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda ir turėtų šiandien, aišku, palaikyti sostinės krepšininkus ir žinoma Šiaulių bei Utenos Juventus fanai taip pat turėtų sirgti už Kauno Žalgirio komandą, nes jeigu šiandien laimi žalgiriečiai, tuomet gali būti, jog LKL finalų serija bus perrašyta. Ir negali būti, o tikrai būtų perrašyta, nes tada Prienai, Klaipėdos Neptūnas, Šiauliai arba Utenos Juventus turėtų realų šansą pakovoti dėl sidabro medalių. Tačiau dar tai tik pradžia, dar net nepasibaigė pirmasis ketvirtis. Kauno Žalgirio krepšininkai turi dviženklę persvarą, tačiau kai žaidžia tokio kalibro klubai, net ir 10 taškų skirtumas dar nieko nereiškia prabėgus vos 6 minutėms. Juškevičius atgal, Rimantas Kaukėnas pasirodė po reklaminės pertraukėlės Žalgirio penkete, taip pat Lietuvos Ryto ekipoje įvyko keitimas, čia aikštelėje Steponas Babrauskas ir Kšištofas Lavrinovičius. Po pertraukėlės pasirodė Žalgirio penkete. Renaldas Seibutis puolant, pražanga puolant, fiksuojama Simui Buterlevičiui. Na tai irgi yra tarsi pasiekmė to, jog Simas Buterlevičius šiaip žaidžia trečiuoju numeriu, tai yra tarsi lengvasis kraštas, tačiau šiandien jo funkcijos yra visai kitokios. Žaidėjas turi žaidinėti kamuolį, pats turi persivaryti į varžovo aikštės pusę, nes Seibutis yra dusinamas. To tikrojo žaidėjo, antrojo tikrojo žaidėjo Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, kuris būtų formoje, nelabai ir turi. Na taip, yra Miltonas Palacijo, tačiau kol kas Dirkas Bauermanas legionieriaus neleidžia. Vytenis Lipkevičius pritraukė Tautvydą Lydeką prie savęs, atidavė kamuolį ten priekinės linijos žaidėjui, komandos draugui. Šiam tiesa kamuolio sugaudyti nepavyksta. Ir vėl Simui Buterlevičiui užduotis įveikti Vytenio Lipkevičiaus spaudimą.
pražanga už pernelyg agresyvią gynybą. Tiesa, tai yra tik tai trečioji Žalgirio komandinė, pirma Rimanto Kaukėno asmeninė. Robertas Javtokas 7 metus praleidęs Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje iki 2006 metų, tapęs ne vieną kartą LKL čempionu. Šiandien priešingoje barikadų pusėje, šiandien jis Kauno Žalgirio komandoje. Na, ne pirmą kartą jau tenka žaisti prieš savo buvusį klubą. Čia dar viena Vilniaus Lietuvos Ryto komandos problema. Kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai suklydo 4 kartus, tik vieną klaidą padarė aikštėje šeimininkai. Ir visa ta statistika puikiai atsispindi rezultate. Rimanto Kaukėno tikslus metimas iš vidutinio nuotolio, 2:03 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda pataikė tik vieną metimą iš žaidimo kol kas. Renaldas Seibutis. Pajautė Vytenis Lipkevičius, jog jau pabėgs Renaldas Seibutis ir nenorėdamas rizikuoti prasižengė, žinodamas, jog tai 4. komandinė ir teks Lietuvos Ryto krepšininkams grąžinti kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Eimantas Bendžius pirmą kartą pasirodo aikštėje. Ir Marko Popovičius aikštelėje vietoje Vytenio Lipkevičiaus. Na, kol kas galima konstatuoti faktą, jog Žalgirio jaunimas tą pamoką praėjusių metų lapkričio mėnesį išmoko. Ir pradžia visiškai skirtinga nei Siemens arenoje, kuomet jaunimas ten pridarė problemų Žalgirio patyrusiems krepšininkams, o štai dabar situacija kitokia. Dabar aikštės šeimininkai turi 12 taškų persvarą, kamuolį savo rankose. Rimanto Kaukėno sudėtingas buvo metimas, netikslus, bet nusiema kamuolį Žalgirio gynėjas, 24 sekundės. Magratas. Lieka Simas Buterlevičius prie Žalgirio žaidėjo, Marko Popovičius. Atšokęs atgal, netikslus buvo jo metimas, tiesa, dar prieš tai nuėdėjo teisėjo švilpukas. Pražanga fiksuojama Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkui. Renaldas Seibutis prasižengia antrą kartą, kaip ir Nemanė Nedovičius. Ir pastarasis grįžta į aikštę, o Seibutis keliauja ant suolo. Ir kol kas Renaldas Seibutis yra pelnęs tik tai vieną tašką ir apskritai jam Žalgirio gynyba leido išmesti tik tai vieną metimą iš žaidimo. Ir matome, ką reiškia, kada Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje yra atkirsti abu lyderiai. Nebuvo Nemanė Nedovičiaus, nebuvo Renaldo Seibučio, vos 3 taškai per daugiau nei 8 minutės. Žuanos Plazos planas kol kas suveikė. Nemanė Nedovičius Eimantui Bendžiui, šis iš toli, netiksliai, per stipriai, ten dar kovojo dėl kamuolio Steponas Babrauskas, laimėjo tą mikrodvikovą, antrasis šansas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Pražanga Kaukėnui. Alkūnė Kaukėnas bandė stabdyti įsibėgėjusi Tautvydą Lydeką, arbitrai iš karto tą pamatė. Beje, šią mačą teisėjauja FIBA kategorijos teisėjas Tomas Jasevičius, kuris dar paaiškina Rimantui Kaukėnui, ką šis padarė ne taip. Taip pat FIBA kategorijos arbitras Mindaugas Večerskis ir nacionalinės kategorijos teisėjas Saulius Paškevičius. Tautvydas Lydeka, 2,8 m ūgio centras, pirmą kartą savo karjeroje dalyvauja tokiame mūšyje, prameta pirmąjį baudos metimą. Priminsiu, jog prieš mažiau nei 2 mėnesius atvyko į Vilniaus komandą Tautvydas Lydeka iš Samaros Krasnai Krylyje komandos. Visą karjerą praktiškai praleido užsienyje. Na, čia Kaune Tautvydas Lydeka rungtyniavo labai seniai, prieš 8 metus dar tuometinėje LKAL lygoje, tai yra antroje lygoje. Ir po to jau Tautvydas Lydeka klajojo po Ukrainą, Graikiją, Italiją ir, kaip minėjau, paskutinė stotelė Rusijoje. Jo, vienas baudos metimas, 4-15, o čia jau Rimantas Kaukėnas pergudrauja. Taip pat patyrusi žaidėja Steponą Babrauską. 2 vilkų mikro dvikova. Jeigu daug matome jaunų krepšininkų, kurie kaunasi tarpusavyje, tai yra ir tokių karštų taškų tarp patyrusių žaidėjų. Čia, na, iš labai jau toli nevykusiai šoktelėjo Steponas Babrauskas.
daugiau kontroliavo ore savo kūną ir jau buvo neįmanoma neužšokti ant Rimanto Kaukėno ir pastarasis gauna teisę mesti baudos metimus. Viena bauda taikliai iš 2, 16-4. Eimantas Bendžius ateina iš varžovo aikštės pusės priimti kamuolio. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė. Nemanė Nedovičius. Babrauskas pro Lafetą. Net neliečia lanko mest kamuolys. Iš karto skuba 3 žalgiriečiai į priekį. Jevtokas kamuolio nepagauna. Ir tas ilgsnis į komandos draugą. Ir tai yra antroji Kauno Žalgirio klaida. Dvigubai daugiau sykį prarado kamuolį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Eimantas Bendžius atsidengia, Tautvydas Lydeka, dabar puikiai sužaidė Eimantas Bendžius, jo reidas arčiau krepšio, pritaukė savęs Robertą Jevtoką. Eimantas Bendžius dėl to atsilaisvino ten plotas Tautvydui Lydekai, šis gavo kamuolį, pelno taškus ir minutės pertraukėlė. Iki pirmojo kėlinio pabaigos lieka beveik 26 sekundės. Baigėsi Kauno Žalgirio komandos vyriausiojo trenerio Plazos paprašyta minutės pertraukėlė, skirta aišku aptarimui, kaipgi reikėtų sužaisti tos paskutinės atakos metu. Ir tikslas aikštės šeimininkų yra išnaudoti tas visas 26 sekundės, nors atakai yra skirta 24, tačiau bent jau metimą atlikti, kai atakai bus likę gal 1 ar tik tai 2 sekundės. Tokiu atveju net ir prametus Vilniaus Ryto krepšininkai nelabai turėtų daug laiko. Čia tiesa, perdavinėjant kamuolį suklysta aikštės šeimininkai. Babrauskas iki galo 2 taškai ir pražanga. Dar vienas baudos metimas. Na ir štai nesvarbu, kaip klostėsi visi reikalai pirmajame kėlinyje. Dabar Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, jeigu pataikys baudos metimas Steponas Babrauskas, gali iš naujo pajusti, jo galima ir pataikyti metimus iš žaidimo. Na, aišku, šiek tiek galbūt ironijos, tačiau labai sunkiai sekasi Vilniaus Lietuvos Ryto komandai pelnyti taškus iš žaidimo. Ir tik tai pirmiausiai geras darbas gynyboje, spaudimas ir tie atkovoti greitai kamuoliai arba perimti kamuoliai gali leisti lengviau prisivyti Kauno Žalgirio komandą. Ta supranta svečiai, kurie vėl pabandė paspausti. Oliveris Lafetas, Marko Popovičiui. Artūras Jomantas pasirodė Lietuvos Ryto penkete. Lafetas iš toli, net neliečia lanko mestas kamuolys ir dar 1 sekundė bei 1/10 dega švieslentėje. Užtektinai laiko bent jau kamuolio išmetimui. Jevtokas. Iš toli Robertas Jevtokas smeigia tolimą metimą ir grąžina Kauno Žalgirio komandai dviženklę persvarą 19-9. Dar kartelį paskutinis Roberto Jevtoko metimas pirmojo kėlinio pabaigoje. Tiesa, čia užmynė centras ant 3 taškų linijos, taigi buvo 2 taškai įrašyti žalgiriečiui, 18-9 po pirmų 10 minučių. Kol kas abiejų komandų snaiperiai neblizga, pamatėme tik tai vieną tolimą metimą, jį pataikė Adas Juškevičius. Žalgiriečiai metė 5 kartus, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai kol kas nė karto nepataikė iš toli ir prametė visus 6 tritaškius. Tiesa, Žalgiris tą prastą pataikymą iš toli kompensavo 2 taškiais ir taikliais baudos metimais. Pirmajame kėlinyje žalgiriečiai pataikė 5 dvitaškius iš 11, 5 baudas iš 8. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pataikė tik tai 3 dvitaškius iš 6 ir 3 baudos iš 5. Marko Popovičius iš krašto per stipriai. Stepono Babrausko rankose kamuolys, greitai iš karto mėgina įsibėgėti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkas. Tiesa, stabtelėjo gynėjas, palaukė komandos draugų. Renaldas Seibutis lieka ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nemanė Nedovičius.
Eimantas Bendžius, jau reikia galvoti apie metimą. Žalgiris labai sėkmingai rotuoja gynyboje, bet tai neišgelbėjo. Baigiantis atakai skirtam laikui, Steponas Babrauskas smeigia tolimą metimą ir pelno jau 6-ąjį tašką. Na, kažkas turėjo galų gale Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje kompensuoti tai, jog nepavyksta pelnyti taškų Nedovičiui, nepavyksta pasižymėti Seibučiui ir tą estafetę tarsi perima Steponas Babrauskas. Mindaugas Kuzminskas netrukus sugrįš į aikštelę. Trečioji Nemanija Nedovičiui asmeninė pražanga. Ir Renaldas Seibutis keičia Simą Buterlevičių, o Miltonas Palacijos pasirodo aikštėje vietoje Nemanija Nedovičiaus. Bando, ieško Dirkas Bauermanas, Vilniaus Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris iš Vokietijos top 5, kuris galėtų toliau tęsti rungtynes. Jau 6 baudos metimus pataikė žalgiriečiai iš 11, sužaidus kiek daugiau nei minutę antrajame kėlinyje. Patrikas Obraitis ruošiasi išbėgti į aikštę, pakeis greičiausiai Tautvydą Lydeką ir Kšištofui Lavrinovičiui už pernelyg agresyvę gynybą. Pirma asmeninė, pirma žalgirio komandinė. 33 numeris Kšištof Lavrinovič pasižengė pirmąjį kartą. Lietuvos Ryto komanda aikštelėje. Taigi Steponas Babrauskas, Eimantas Bendžius, Seibutis, Obraitis ir Palacijo. Tokie Vilniaus Lietuvos Ryto sudėtis penketa. Kuzminskas, Popovičius, Jevtokas, Kšištofas Lavrinovičius ir Oliveris Lafetas. O dabar įdomu stebėti tai, kaip Kšištofas vaikosi Eimantą Bendžių. Ir įdomi mikrodvikova tiesiog galbūt neišnaudoja tos situacijos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda yra vikresnis Eimantas Bendžius. O Robertas Jevtokas labai staigiai, kaip kulka, atsidūrė jau po Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšiu. Bando mesti, prasižengė prieš jį Miltonas Palacijo. Ir 2 baudas mes Jevtokas. Aš tai tarsi ir dabar bando kalbėtis tarpusavyje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai apie tai, jog kamuolys neatsiduria ten, kur reikia, neatsiduria pas laisvą žmogų arba neatsiduria pas tą žaidėją, kuris galėtų individualiai įveikti pasipriešinimą. Robertas Jevtokas geriau meta šiandien iš tolimų distancijų nei baudos metimus. Ir štai pirmoji bauda 20-12 po 3 iš eilės netaiklių. Jevtokas aikštės viduryje spaudžia Palacijo, šis atsikrato kamulio, Babrauskas pro galinę liniją jau nebėra erdvės prasiveržimams. Viskas tiesiog per lėtai, o dabar jau atakai lieka tik 7 sekundės. Ir perdavimas tiesiai Kšištofui Lavrinovičiui. Marko Popovičius stabteli, laukia visų komandos draugų. Dviguba gynyba, atsikrato kamulio atiduodamas į Lavrinovičiui. Kuzminskas ir Jevtokui slysta kamuolys iš rankų, grumtynės ten ir Steponas Babrauskas atsiduria ant parketo, ant jo 2 Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, atsiduria ant žemės ir Mindaugas Kuzminskas ir pražanga fiksuojama Vilniaus Lietuvos Ryto gynėjui. Už tą kontaktą su Mindaugu Kuzminsku Dariušas Lavrinovičius aikštelėje vietoje Roberto Jevtoko. Dar kartelį čia jau buvo sugavęs kamuolį Steponas Babrauskas. Ir būtent už tą smūgį arbitrai baudžia Lietuvos Ryto žaidėją. Eimantas Bendžius sodinamas ant suolo, aikštėje Mindaugas Katelynas. Svarba šiandien šio mačo yra milžiniška ir matome daug kietos kovos. Seibutis įsibėgėja, netiksliai pašokinėja, kamuolys ant lanko į krepšį, nekrenta. Slysta kamuolys Lafetui, tiesa laiku nesureagavo į visą tą situaciją kiti Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie buvo šalia Renaldo Seibučio ir taip ties klaidos riba, tačiau išsaugo kamuolį aikštės šeimininkai. Lavrinovičius išsisuka kamuolys ir jam. Na, kol kas abi komandos yra pataikiusios po 1 tolimą metimą ir tiek pat atlikę bandymų, 7.
Patrikas O'Brientas mėgina atsidengti, kamulio ten jau taip ir nesulaukė. Seibutis 5 sekundės ir vėl užstrigusi Vilniaus Lietuvos Ryto ataka, perdavimas O'Brientui, bet net jeigu jį ir būtų pagavęs Vilniaus Lietuvos Ryto centras, tai vargu ar būtų ką išgelbėję, nes atakai buvo likusi tik tai 1 sekundė. Ir jau 6. Vilniaus Lietuvos Ryto klaida. Na, kur kas didesnė, aišku, psichologinį spaudimą jaučia Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, puikiai suprasdami, jog jie pralaimėję gali kristi į 4. vietą, o štai Kauno Žalgiris turėjo tą 11 taškų rezervą po pirmojo mačo, jautėsi pakankamai saugus, net jeigu kažkas ir būtų ne taip, dar buvo galima turėti ir planą B, tai yra, jeigu jau rungtynės nesiklosto pagal norimą scenarijų, tai bent jau planas B nepralaimėti didesnė nei 11 taškų persvarą, tačiau ir atrodo, jog tą spaudimą labiau jausdami Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai ir susiduria su rimtesnėmis problemomis. Patrikas O'Brientas. Su Sirena pavyko išmesti kamuolį, tačiau neįmesti. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda 2 taškius šiemet meta 56% taiklumu, tačiau kol kas pataikymas tik tai 32%. Tautvydas Lydeka grįžta į žaidimą vietoje Patriko O'Briento. Nusivylė, aišku, Dirkas Bauermanas tuo, kaip sužaidė paskutiniuose epizoduose Patrikas O'Brientas. Dar vienas iš tų žaidėjų, kuris atvyko į pusėjų sezonui ir jis nerungtyniavo toje pirmoje reguliaraus sezono dvikovoje. Lipkevičius, 20 numeriai, Seibutis prieš Lipkevičių. Kuzminskui arbitrai fiksuoja pražangą, instinktyviai ten bandė dar bėgti į kamuolį Žalgirio puolėjas ir atsitrenkė į Renaldą Seibutį, antra asmeninė. Ir Kauno Žalgirio komandoje jau pasižymėjo 8 krepšininkai. Katelynas. Nenori kamuolys įkristi šioje Žalgirio arenoje į krepšį, kai atakuoja Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Tiesiog šokinėja ant lanko, tai panašiai prametė Janis Blumas, prametė Seibutis, prameta Katelynas, o atvirkštinis variantas žiūrint į priešingą aikštės pusę. Žalgiris meta taikliau metimus iš žaidimo, dar 2 taškai ir 1 baudos metimas. Dar kartelį Katelynas čia prieš Kšištofą Lavrinovičių, kontaktas, atšokęs atgal, atsilošęs viena ranka, išmetė kamuolį Kšištofas Lavrinovičius ir pataikė. Kšištofas Lavrinovičius šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pelno po 11 taškų, atkovoja po 3 kamuolius, yra naudingiausias, jeigu kalbėtume apie Žalgirio priekinę liniją, naudingiausias iš visų žaidėjų priekinėje linijoje ir vienas naudingiausių apskritai komandoje. Ir po jo baudos rekordinę persvarą turi žalgiriečiai. Renaldas Seibutis Mindaugui Katelynui, šis į kraštą Janį Blumui. Atspėjo Vytenis Lipkevičius, vienas iš tų žmonių, kuris dar nėra pasižymėjęs, jis nepatenka tarp tų 8 pasižymėjusių krepšininkų, tačiau kokį juodą darbą atlieka gynyboje. Vėl atspėtas sumanymas ir dabar minutės pertraukėlė. Beveik 5 minutės prabėgo antrajame ketvirtyje, rezultatą jūs matote stambiu planu, 25-12 žalgiriečių rekordinė persvara ir pagrindiniai skaičiai. Žalgiris geriau meta 2 taškius, daugiau metė baudos metimų, 8 taiklus iš 14, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai baudas metė tas visas 5, tik tai pirmajame kėlinyje pataikė 3, na ir kol kas vienintelis toks neigiamas faktorius ir vienoje ir kitoje pusėje, tai yra tolimi metimai. Žalgiris pataikė 1 iš 7, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai 1 iš 8. Janis Blumas, Seibutis, Lydeka, Palasijo ir Katelynas. Toks Lietuvos Ryto penketas, Žalgirio, Delašas, Lafetas, Dariušas Lavrinovičius, Mindaugas Kuzminskas ir Vytenis Lipkevičius. Oliveris Lafetas prieš Seibutį. Seibutis turi 2 asmeninės pražangas.
Lavrinovičius laisvas, tiksliai, Dariušas Lavrinovičius perima estafetę iš Kšištofo Lavrinovičiaus. 28-12, dabar jau pražanga prieš metimą, rodo Vytenis Lipkevičius. Ir kol kas jokių minčių nėra, kalbant apie Žalgirio komandos žaidimą, apie tai, jog kažkas tarsi būtų skaičiavęs apie įmanomus variantus Lietuvos krepšinio lygos reguliariam sezone. Kaip ir žadėjo Kšištofas Lavrinovičius prieš šį mačą, mes tikrai negalvosime apie tai, kiek mes galime pralaimėti, mes stengsimės tiesiog kautis dėl pergalės, negalvodami apie tai, kas būtų, jeigu būtų, ir tikrai nesikoncentruosime į pusfinalį. Ir kol kas tie žodžiai pildosi. Žalgiriečiai diktuoja sąlygas nuo pat pirmų minučių. Lafetas per Lydekos ranką netiksliai, ten krinta ant parketo Lavrinovičius, sušokęs ant Janį Blumo. Atsiprašo Latvio Dariušas Lavrinovičius. Na, pats tiesiog užlipo, iš karto pripažįsta pražangą, jokių klaustukų, viskas ten aišku. Žymiai aukštesnis yra Dariušas Lavrinovičius, jo ūgis 2,12, Janį Blumo 1,91 m. 21 cm ūgio persvarą turėjo Dariušas Lavrinovičius. Adas Juškevičius grįžo į Žalgirio penketą. Labai gerai pradėjo rungtynės Juškevičius. Sumetė abu metimus iš žaidimo, 5 taškai. Katelinas. Palacijo iš toli, netiksliai. Ir čia jau atitvertas buvo nuo kamulio Mindaugas Katelinas. Savo darbą padarė Mario Delašas ir beliko tik tais Lafetui priimti atšokusį kamulį. Kamuolys liks Žalgirio rankose. 3 minutės 30 iki didžiosios pertraukos. Na, kaip ir prasidėjus pirmajam kėliniui, prasidėjus šioms rungtynėms, taip ir antrajame. Lietuvos Ryto krepšininkai ilgai negali pelnyti taškų iš žaidimo. Na, vos vienas taiklus metimas. Renaldas Seibutis pataikė tą tritaškį ir per didžiąją pertrauką tikrai turės apie ką pasikalbėti Vilniaus Lietuvos Ryto komandos trenerių štabas su savo auklėtiniais. Prameta pirmąjį baudos metimą Dariušas Lavrinovičius. Baudas šį sezoną metantis 85% taiklumu, vos 3 beje prametė iš 20 iki šio mačo. Ir antroji taip pat skrieja pro šalį. Simas Buterlevičius grįžo į aikštę, pakeitė Miltoną Palacijo ir toliau atlieka žaidėjo funkcijas. Janio Blumo netikslus metimas toli nuo krepšio, atšoka kamuolys, pirmasis suskumba Adas Juškevičius. Lafetas su Lavrinovičiumi perima kamuolį, Simas Buterlevičius agresyviai dabar žaidė gynyboje, 3 prieš 2, Lavrinovičius užstojo kelią Buterlevičiui, buvo kontaktas, atsidūrė Lavrinovičius ant parketo, sunkiai dabar keliasi. Čia gražus buvo sumanimas, tiesa nepavyko jo įgyvendinti Kauno Žalgirio komandai. Simas Buterlevičius prieš Kuzminską dabar. Lafetas dabar turi žiūrėti Janį Blumą. Vikresnis Buterlevičius, tiesa išmuša kamuolį jam padedantis Kuzminskui komandos draugai. Ir pražanga. Mindaugas Kuzminskas krenta ant parketo, nesportinė pražanga. Yra baudžiami Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Na ir tai yra atspindys to pykčio, to sutrikimo, tos visos situacijos, kuri yra Žalgirio arenoje. Katelinas tiesiog pyktelėjo už tai, jog niekaip Vilniaus Lietuvos Ryto komandai nei greitai, nei lėtai nepavyksta užpulti, o Kauno Žalgirio komandai ir toliau išlaiko didžiausią persvarą. Minutės pertraukėlė. 28-15, lieka 2 minutės 24 sekundės iki didžiosios pertraukos ir dar turės 2 baudos metimus Kauno Žalgirio krepšininkai bei kamuolį savo rankose, nes prieš Mindaugą Kuzminską sužaidė nesportiškai Mindaugas Katelinas.
Ir didžiausia persvara, aišku, buvo 16 taškų po to, kai pataikė tolimą metimą Dariušas Lavrinovičius, bet net sakykime taip, tai yra viena didžiausių Žalgirio persvarų ir ją pradėjo krautis aikštės šeimininkai nuo pat pirmų minučių ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, jeigu ir buvo parengusi kažkokį planą ir apie kurį buvo kalbama prieš rungtynes, apie agresyvę gynybą, apie tai, jog Žalgiris turėtų problemų, nes neturi tokio antrojo įžaidėjo ir naujai atvykęs Magratas dar turėtų būti neapsipratę su komanda, tai visa tai neišsipildė. Atvirkščiai problemų turėjo Vilniaus Lietuvos Ryto komanda su antruoju įžaidėju po to, kai Nemanja Nedovičius gavo porą pražangų, o Kauno Žalgirio komandoje puikiai įžaidėjo funkcijas atliko Adas Juškevičius, po to sėkmingai tą darbą darė kiti jo komandos draugai ir Plazos planas veikė geriau. Kaip bus po didžiosios pertraukos, mes pamatysime, tiesa, dar iki jos porą minučių. Adas Juškevičius prieš Janį Blumą. Simas Buterlevičius dabar vai Marko Popovičių. Pastarasis pasislėpė už užtvaros. Janis Blumas dabar susikeitė dengiamaisiais. Marko Popovičius atšokęs atgal pataiko ir jis atidaro savo taškų sąskaitą ir dabar brėžia naują rekordinės persvaros ribą. 32-15. Prieš paskutinę prasidėjo kėlinio minutė. Renaldas Seibutis. Eimantas Bendžius laisvas, gali pataikyti, bet ir jam nekrenta. Turi ieškoti Vilniaus Lietuvos Ryto komanda žmogaus, kuris sugebėtų prisimti visą atsakomybę, sugebėtų tempti komandą, sugebėtų pataikyti tolimus metimus, tačiau jo kol kas nėra. Vėl Eimantas Bendžius. Antras kartas nemelavo. Eimantas Bendžius tikrai moka pataikyti tolimus metimus ir būtent jeigu sukurtų jam progas komandos draugai, jis galėtų tapti tuo slaptuoju X faktoriumi. Tai priminsiu, jog Dovydas Redikas ir toliau gydosi peties traumą, šiandien negalės padėti komandai. Dejanas Ivanovas yra suspenduotas. Mindaugas Kuzminskas, dvi atakai. Įsibėgėja Mindaugas Kuzminskas ir pražanga. Norėjo įkrauti kamuolį iš viršaus Mindaugas Kuzminskas. Šiandien rezultatyviausias yra Mindaugas Kuzminskas Žalgirio komandoje. 6 taškai jo sąskaitoje ir 4 taiklios baudos iš 4. Mindaugas Kuzminskas taip pat labai naudingai ir stabiliai rungtyniavo pirmajame mače Siemens arenoje, tuomet surinko 10 taškų. Baigė rungtynės su 14 naudingumo balų. Ir šiandien gali Mindaugas Kuzminskas sužaisti dar galbūt geresnį mačą nei prieš 4 mėnesius. Kauno Žalgirio komandoje aikštelėje grįžta Džefas Futas pasirodo vietoje Dariušo Lavrinovičiaus. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda dabar žaidžia be tikrojo centro. Nusivylė Dirkas Bauermanas centrais, bent jau neveikia taip tie sumanimai, kaip norėtų vokietis. Ir Mindaugas Katelinas tarsi turėtų atlikti centro funkcijas, tačiau jis, aišku, yra sunkusis kraštas. Džefas Futas yra kur kas aukštesnis už Mindaugą Kateliną. Pražanga, 2 baudos metimai. Simas Buterlevičius prasižengė 3 kartą. 45 beveik sekundės lieka iki didžiosios pertraukos. Marko Popovičius stoja mesti baudos metimų. Tik Lafetas ir Magratas nepelnė šiandien taškų, visi kiti krepšininkai pasižymėjo. Tiesa, Kauno Žalgirio komanda prametė labai daug baudos metimų, 9 iš 21. Ir galima tik tai įsivaizduoti, kas būtų, jeigu žalgiriečiai sumestų visus tuos pramestus baudos metimus ir mestų baudas
tarkim 75% taiklumu, koks yra vidurkis šį sezoną LKL čempionate. Patrikas O'Brientas dabar grįžta į aikštę vietoje Mindaugo Katelino. Eimantas Bendžius dabar užims sunkiojo krašto poziciją. Slystelėjo Renaldas Eibutis, sugaudo kamuolį. Šiaip ne taip, tą spaudimą Žalgirio pavyksta įveikti, bet tam sugaištos 9 sekundės. Ir po to jau lieka 10, reikia kažką tai daryti. Pašokdina Mindaugą Kuzminską Eimantas Bendžius, pastarasis pataiko dar vieną metimą. 6 taškai, 2 tritaškiai Eimanto Bendžiaus sąskaitoje. Jis pasivėja pagal taškus Steponą Babrauską ir minutės pertraukėlės prašo Žalgirio ekipos vyriausiasis treneris. Už geriausią mūsų būsto draudimą mokėkite dalimis. Skambinkite mums. Lietuvos draudimas. Spalvok pasaulį savaip. Didžiausios pavasario kolekcijos Akropolyje. Akropolis – prekybos ir pramogų sostinė. 35-21 pirmaujo Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Ryto komandą. Jeigu rungtynės taip ir pasibaigtų, tuomet reguliarųjį sezoną laimėtų žalgiriečiai, jie užimtų pirmąją vietą, o Vilniaus Lietuvos Ryto komanda nukristų į 4. poziciją. Tai būtų liūdnos naujienos Pasvaliui, Pasvalio pieno žvaigždėms, nes jos tarsi užėmė 5. vietą, tarsi turėtų sąlyginai silpnesnį varžovą nei oponentai likę 6., 7. ar 8. vietoje, tačiau gali taip ir neatsitikti. Vilniaus Lietuvos Rytas užėmęs 4. vietą susitiktų su Pasvalio pieno žvaigždėmis ir po to jau lauktų pusfinalis, kuriame susitiktų Žalgirio arba Kėdainių Nevėžio poros laimėtojas. Na, aišku, šansų kėdainiškiai praktiškai neturi ir tą visi puikiai suprantame. Taigi, tokiu atveju atsirastų unikalus šansas Prienams, Klaipėdos Neptūnui, Šiauliams ir Utenos Juventus komandai. Tačiau tai tik pirmoji dalis. Žiūrėsime viskas, kaip klostysis po didžiosios pertraukos. Čia paskutinioji Žalgirio ataka. Čia Fasfutas netiksliai atkovoja kamuolį Patrikas O'Brientas. Paskutinės sekundės Eibutis iš toli nuo lentos prameta. Taigi po 2 kėlinių 35-21 pirmauja Kauno Žalgirio krepšininkai. Ar pamatysime kažką naujo šį sezoną LKL čempionate, sužinosime jau po didžiosios pertraukos. Likite su Lietuvos Ryto televizija. Sveiki sugrįžę į Žalgirio areną, jūs žiūrite Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus sezono paskutinį mūšį tarp žalgiriečių ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų. Netrukus antroji dalis, 35-21 po pirmosios pirmauja aikštės šeimininkai, įsiveržė į priekį nuo pat pirmųjų sekundžių. Vienu metu buvo įgiję netgi 17 taškų persvarą ir pirma dalis priklausė visiškai aikštės šeimininkams. Priminsiu, jeigu šiandien laimi Kauno Žalgirio komanda, jie užsitikrina pirmąją vietą lentelėje, užsitikrina aikštės pranašumą visose etapuose atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda krenta į 4. vietą ir tuomet galimas scenarijus, jog šios dvi komandos žais pusfinalio seriją. Tačiau dar 2 kėliniai mažiausiai mūsų laukia čia Kaune ir žiūrėsime, ar suras savų kozerių Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, kurios gretose nėra nei vieno žaidėjo įmetusių bent 2 metimus iš 2 taškų zonos. Tik 3 krepšininkai pataikė 2 taškį ir iš viso Lietuvos Ryto komanda per pirmas 20 minučių pataikė tik tai 3 dvitaškius iš 11, vos 27%. Žalgiris pataikė 8 iš 19, 42% ir taip pat baudos metimai priklausė aikštės šeimininkams. 13 taiklių baudų iš 23 metimų. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai metė vos 5 baudas per 2 kėlinius, pataikė 3. Rezultatyviausiai rungtyniavo aikštės šeimininkų komandoje Mindaugas Kuzminskas, 8 taškai po 5, pridėjo Darišas Lavrinovičius ir Adas Juškevičius ir labai daug krepšininkų pelniusių po 3 arba po 2 taškus. Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje rezultatyvumu galima išskirti 2 žaidėjus.
Po 6 taškus pelnė Eimantas Bendžius ir Steponas Babrauskas. 4 surinko per 2 kėlinius Renaldas Seibutis. Čia dar kartelį Tautvydas Lydeka pasiunčia į knockdowną Vytenį Lipkevičių, kuris sunkiai dabar netgi nesikelia nuo parketo, susiėmęs už veido. Dar klausė, ar jam yra įrašyta pražanga. Taip, 3 asmeninė. Vytenis Lipkevičius pirmoje dalyje nors ir nepasižymėjo, tačiau atliko tą juodą darbą gynyboje. Būtent jo buvo užduotis prižiūrėti rezultatyviausią šio sezono ir naudingiausią krepšininką Lietuvos Ryto komandoje Renaldą Seibutį. Ir ta priežiūra buvo tikrai pakankamai gera. Ypatingai palengvino žalgiriečiams situaciją tos ankstyvos 2 Nemanija Nedovičiaus asmeninės pražangos, kuomet Seibučiui jau tekdavo talkinti Simui Buterlevičiui tiesiog įžaidinėjant kamuolį. Ir iš esmės tai buvo galbūt vienas iš tų esminių faktorių, kuris įtakojo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidimą. Keliskart pavyko pasižymėti Steponui Babrauskui, pataikius tolimą metimą, pataikius 2 taškus su pražanga. Keliskart iš eilės blykstelėjo Eimantas Bendžius, pataikęs 2 tolimus metimus, tačiau iš esmės tokio vieno tikro lyderio taip ir neatsirado Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje per pirmus 2 kėlinius. Rimantas Kaukėnas atspėjo, Seibutis, kur bus atliekamas perdavimas. Kaukėnas, Lavrinovičius, Futas, Magratas ir Marko Popovičius. Seibutis, Lydeka, Buterlevičius, Nemanija Nedovičius ir Eimantas Bendžius. Tokie abiejų komandų penketai. 8 sekundės lieka Žalgirio atakai. Kaukėnas, dviguba gynyba ten. Sužingsniuoja Rimantas Kaukėnas. Labai ilgai dvėjojo, ką ten daryti, ar atiduoti kamuolį, ar bandyti provokuoti pražangą, ar kažkaip atmetinėti tą kamuolį pro Lydeką jo tiesioginiam oponentui. Ir kol dvėjojo Kaukėnas, to taip ir sužingsniavo. Eimantas Bendžius toli nuo 3 taškų linijos, Renaldas Seibutis. Bendžiui, prieš jį Lavrinovičius, vikresnis yra Bendžius, Seibučiui iš vidutinio nuotolio tiksliai Eimantas Seibutis. Na štai tas tandemas turi parako, galėtų sužaisti Renaldas Seibutis su Eimantu Bendžiumi, kai pastarąjį prižiūri Kšištofas Lavrinovičius. Nors aukštesnis, tvirtesnio sudėjimo, tačiau yra lėtesnis. Ir kai Eimantas Bendžius žaidžia toli nuo krepšio, tuomet turi problemų Lavrinovičius. Futas 2 taškai ir pražanga Simui Buterlevičiui. 13 numeris. Simas Buterlevičius prasižengė 4. kartą. Ir greičiausiai, na dabar Arvydas Gronskis pasakė Dirkui Bauermanui, jog yra 4. pražanga, reikia priimti sprendimą. Vokietis taip pamastė ir pasižiūrėjo į suolą ir Steponas Babrauskas keliauja prie sekretoriato vietoje Buterlevičiaus. O Džefas Futas ruošiasi mesti baudą. Baudų šiandien Džefas Futas nemetė. 4 taškai kol kas legionierių sąskaitoje. (38-23) Kauno Žalgirio komanda turėjo pirmoje dalyje 17 taškų rekordinį pranašumą. Eimantas Bendžius vėl prieš Lavrinovičių, Seibučiui. Ir štai vėl Seibutis su Bendžiumi. Tiesa, čia galbūt jau nereikėjo to papildomo ekstra perdavimo, reikėjo pačiam Eimantui Bendžiui viską daryti iki galo, nes ten jau 2 žalgiriečiai tikojo perdavimo ir nepaleido iš akių Renaldo Seibučio. Nuo Kaukėno kojos kamuolys paliko aikštę. Dar kartelį tos Lydeka sėkmingai užtvėrė kelią Rimantui Kaukėnui, vyriausiam Kauno Žalgirio krepšininkui, kuris taip pat yra vilkėjęs Vilniaus Lietuvos Ryto marškinėlius prieš daugiau nei 10 metų. Lavrinovičius nespėja prie kamulio ir dabar žiūri į arbitrą Eimantas Bendžius. Šypsenos veiduose, bet tokios ironiškos šypsenos.
Na taip, bus kovos kietos kiekviename aikštės centimetre, bėgant į kiekvieną kamuolį. Krzyštofas Lavrinovičius pro galinę liniją, dvigubina gynybą prieš jį Lietuvos Ryto krepšininkai ir vėl ties klaidos riba, tačiau žalgiriečių rankose. Rimantas Kaukėnas grąžins kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Po krepšių Kaukėnas pašokdina Seibutį ir šiam fiksuojama pražanga. Trečioji. Šį vakarą sužaidus 2 minutės 14 po didžiosios pertraukos. Pirmąjį kėlinį žalgiriečiai laimėjo 18-9, antrąjį 17-12 ir tik tai 21 tašką leido Žalgiris įmesti Lietuvos Ryto krepšininkams. Ir tai yra, aišku, pirmiausiai geros gynybos nuopelnas. Patys Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai ilgai negalėjo pataikyti metimų iš toli. Ir, aišku, žalgiriečiai žaidė kur kas agresyviau ir metė net 26 baudos metimus, pataikė 15. Nemanja Nedovičiaus reidas universalus krepšininkas, galintis įmesti iš toli, galintis prasiveržti, galintis surasti komandos draugus. Ir jeigu įsižais Nemanja Nedovičius, tuomet žalgiriečiai galėtų turėti rimtesnių problemų. Pražanga Steponui Babrauskui. Trečia asmeninė. Ir trečioji Vilniaus Lietuvos Ryto komandinė. Tik vieną kartą prasižengė šiame kėlinyje žalgiriečiai. Popovičius. Prieš jį Seibutis. Iš toli Kaukėnas. Per Eimantą Bendžių netiksliai Steponas Babrauskas lekia į priekį nuo tiesioginio varžovo. Seibutis laisvas iš vidutinio nuotolio. Tiksliai atakuoja Renaldas Seibutis. 27-39. Renaldo Seibučio 6. taškas. Ir pirmasis dvitaškis po kelių iš eilės netaiklių. Magratas prieš Nemanja Nedovičių. Marko Popovičius ties aikštės viduriu. Lydeka liko prie Popovičiaus, per Lydekos ranką nepataiko, bet tuomet niekas neatitveria Jeffo Futo, o būtent Lydeka yra tiesioginis Jeffo Futo oponentas. Taigi, jeigu Lydeka liko prie Marko Popovičiaus, niekas neatitveria Futo, kuris tiesiog turi ryškią ūgio persvarą. Ir po to jau belieka tik tais prasižengti svečių krepšininkams. Mindaugas Kuzminskas rezultatyviausias žalgirietis pirmoje dalyje, dabar pasirodo aikštelėje. Prameta pirmąją baudą Jeffas Futas. Kol kas 5 taškai legionieriaus sąskaitoje. Vos pasibaigus vasarai iki sezoninėse varžybose 2 kartus žaidė šios dvi komandos, tuomet Super taurėje, bet tada dar apskritai komandos tik tais šlifavo savo žaidimo braižą, dar nebuvo aišku, kaipgi atrodys tie žaidimo kontūrai. Ir tuomet čia Kauno Žalgiris laimėjo 18 taškų persvarą. Antras mačas baigėsi lygiosiomis. Tos lygiosios buvo palankios Kauno klubui, kuris ir laimėjo tą Super taurę. Steponas Babrauskas iš vidutinio nuotolio, net neliečia lanko mestas kamuolys, į priekį Marko Popovičius. Krzyštofas Lavrinovičius žino Lydeka, jog pastarasis gali mesti, neleido atakuoti, nepaliko laisvo Lavrinovičiaus. Jeffas Futas sužingsniuoja, nors atrodė nusiema dar vieną kamuolį. Beje, šiandien ryškiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių žalgiriečiai 26-13. Tiesa, dabar tiesiog klaida. Pakišo koją norint antrą kartą užbaigti vykusią ataką. Klaidų statistiką matėme panašiai, apylygė, bet ne ji yra esminė. Pražanga Jeffui Futui. Aplenkė dabar Tautvydas Lydeka, Žalgirio legionierių. Pirma asmeninė, antra komandinė. Mindaugas Katelynas keičia Eimantą Bendžių. Lietuvos Ryto komandoje aikštelėje Mindaugas Katelynas. Tautvydas Lydeka keliauja mesti baudos metimų.
Na, prieš šias rungtynes daugelis tikriausiai žinote, jog žalgiriečiai paprašė, jog būtų sutrumpinta LKL finalo serija ne iki 4, o iki 3 pergalių, nes jeigu prireiktų visų 7 mačų finale, tuomet vieningoje lygoje susidubliuotų rungtynės ir tektų žalgiriečiams žaisti ne 3 mačus per 3 dienas, po to kelionė į Rusiją. Ir Žalgiris norėjo, jog leistų LKL vadovai žaisti mažiau mačų, bet buvo priimtas sprendimas, jog nebus sutrumpinta finalo serija. Laukiama dabar vieningosios lygos verdikto dėl atkrintamųjų varžybų. Ir vienas iš tų argumentų šiandien ir buvo tas, jog Žalgiris šiandien tikrai nenorės pralaimėti, nes su Lietuvos Rytu žymiai palankiau būtų žaisti pusfinalyje. Dabar pavyksta perimti kamuolį Nemanija Nedovičiui, pastarasis dar prašo pražangos, teisėjo Švilpukas tyli, dar kartelį čia gynėjo prasiveržimas ir 30-40. Lydeka pernelyg agresyviai ten užgulė ant Oliverio Lafayetto, pražanga jam antra ir ta pražanga siunčia Lafayetą prie baudų metimo linijos. Taigi, jeigu grįžtant prie tos minties, jeigu Žalgirio komanda žaistų pusfinalio seriją su Lietuvos Rytu, tuomet būtų žaidžiama iki 3 pergalių, po to jau finalas, jeigu laimėtų tą seriją žalgiriečiai, neaišku su kuo, bet su kuo jis bebūtų, na, turbūt tikimybė, jog reikės žaisti 7 mačus, yra tikrai kur kas mažesnė, nei, tarkim, tikimybė žaisti su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda finale. Tačiau, kas žino, kaip pasibaigs šis mačas, žalgiriečiai gali tas visas tvarkaraščio problemas išspręsti patys šioje akistatoje. Tiesa, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai taip sunkiai, bet jau sugeba susikurti progų patogiems metimams į žaidimo, įsiveržus į baudos aikštelę. Tiesiog kol kas taiklumas yra kur kas prastesnis nei šį sezoną vidurkis ir Lietuvos Ryto krepšininkai taip pat kur kas sėkmingiau dirba gynyboje šiame kėlinyje nei per ankstesnius ketvirčius. Babrauskas Katelynui. Pastarasis atšokęs atgal iš vidutinio nuotolio, netiksliai. Lafayetto rankose kamuolys, 3-2, pats legionierius. Ir ta pražanga, kuri leis mesti Žalgiriui baudos metimus, o neteisus Nemanija Nedovičius. Ketvirtoji asmeninė, nors dar bandė prisimti kaltę Janis Blumas. Reklaminė minutės pertraukėlė. 40-30, tokie skaičiai dega švieslentėje, sužaidus 5 minutės 26 sekundės po didžiosios pertraukos. Ir nepaisant to, jog vis dar atsilieka Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, jų gynyba yra kur kas geresnė, bent jau po didžiosios pertraukos, nei per pirmus 2 kėlinius. Žalgiriečiams pavyko šiaip netaip surinkti 5 taškus per daugiau nei 5 minutės. Tiesiog Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai kol kas stringa puldami. Žalgiris didžiąją dalį taškų renka būtent štai tokiu būdu. Baudos metimais 16 taiklių iš 30, kai tuo tarpu Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai metė 3 mažiau baudų, 9 ir tik 4 taiklus. Prieš tai abu sykius prametė Oliveris Lafayettas, dabar pavyksta jam atidaryti taškų kraitį. Antroji skrieja pro šalį, Steponas Babrauskas sureaguoja į tą atšokusį kamuolį greičiau už visus. Miltonas Palasijo pasirodė aikštelėje prieš Lafayettą, Steponas Babrauskas prieš Kuzminską, Janis Blumas vikresnis prieš Ilavičius. Janis Blumas ir prašo, jog paliktų jam erdvės komandos draugai. Gali čia individualiai pergudrauti Latvis Dariušą Lavrinovičių, 5 sekundės, tą ir daro. Latvis susikuria progą metimui, tiesa nepataiko, bet Marijo Delašas nustūmė pašokusį į orą Steponą Babrauską, pripažįsta tą pražangą pats Marijo Delašas. Pirma asmeninė starto 5 šiandien pradėjo šias rungtynes legionierius. Grąžina kamuolį Palasijo iš užgalinės linijos ir dar viena pražanga.
daug tokios nematomos kovos kartais tiesiogiai, kur prilaiko vienas kitą krepšininkai, vienas su kitu pasikumščiuoja, pastumdo petimis, alkūnėmis ties pražangos riba, ir kartais arbitrai pamato tuos gudravimus. Dabar ir prasižengė Mario Delašas antrą kartą. Artūras Jomantas pasirodė po reklaminės minutės pertraukėlės ir Artūras Jomantas sužingsniuoja. Prie pat buvo teisėjas, sudvėjojo Artūras Jomantas, ar ten atiduoti kamuolį ar ne, ir galiausiai ta atraminė koja pajudėjo. 4 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Neduoda Lafetas kamuolio Mindaugui Kuzminskui, kuris buvo visai patogioj situacijoje prieš Bobrauską po krepšiu. Kitas priimamas sprendimas, o tas kitas sprendimas yra toks. Dariušas Lavrinovičius Lafetui, pastarasis dar kartelį atmetinėja Dariušui Lavrinovičiui. Ir pražanga. Pražanga, kuri leis mesti baudos metimus Kauno Žalgirio krepšininkams. Trečioji Mindaugo Katelino asmeninė. Paskutinį kartą Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai būtent šioje LKL čempionate, šiame LKL čempionate Žalgirį nugalėjo prieš beveik 2 metus, 2011 gegužę, kuomet vyko antrosios finalo serijos rungtynės ir Siemens arenoje tuomet triumfavo Lietuvos Ryto komanda. Tiesa, ta pergalė įtakos galutiniai serijai neturėjo ir Žalgiris ją laimėjo 3-1. Renaldas Eibutis grįžta į žaidimą vietoje Stepono Bobrausko. Na ir vėl, be tikrojo centro žaidžia Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Mindaugas Katelinas grumsis su Dariušu Lavrinovičiumi. Janis Blumas iš toli labai staigiai pataiko Latvis, 33-43. Latvis prametė 5 iš eilės tolimus metimus. Aišku, ir šis krepšininkas negali nepataikyti, kai tiek daug bandymų. Ateina ta akimirka, kai galų gale pavyksta pralaužti ledus. Ir Janio Blumo užmiršti tikrai negalima. Jis yra taikliausias tritaškių metikas ne tik Lietuvos Ryto komandoje, bet apskritai LKL pirmenybėse. Delašas. Atgal Marko Popovičius. Iš toli Kuzminskas, netiksliai kova dėl kamuolio ir čia Dariušas Lavrinovičius su Mario Delašu grūmėsi ir vienas iš jų prasižengia. Delašui įrašyta 3 asmeninė pražanga. Jeigu nepažeidė taisyklių pirmoje dalyje Mario Delašas, tai dabar taip greitai tas susirinko 3 pražangas ir 2 baudos metimai bei šansas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai sumažinti skirtumą iki vienženklio. Ta ir padaro Mindaugas Katelinas. Taigi dar ne viskas baigta. Žalgiris padarė daug naudingo darbo sau, tačiau žaidžiama 4 kėliniai. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai dar tikrai baltos vėliavos nekels. Per anksti ten įžengė kovai dėl atšokusio kamulio. Vienas iš svečių krepšininkų, arbitrai iš karto tai fiksuoja. Kamuolys lieka žalgiriečių rankose. Marko Popovičius. Netiksliai Katelinas atkovojo kamuolį ir po to jau jį išmušė Dariušas Lavrinovičius, kuris atsidūrė už Katelino nugaros. Marko Popovičius kol kas tik 1 metimą pataikė iš žaidimo, 3 prametė. Dar kartelį čia ta visa situacija, netgi nuo Marko Popovičiaus veido kamuolys skriejo už aikštės ribos. Janis Blumas ir vėl prieš jį Lavrinovičius, vėl stengsis Latvis tai išnaudoti, įmeta kamuolį Katelinui. Seibutis, Blumas laisvas, krašte, iš toli, Latvis netiksliai. Atkovoja kamuolį Popovičius. Prieš tai nepavyko tas reidas ir metimas, nusprendžia Popovičius nerizikuoti. Atmeta kamuolį atgal. Ir dabar susikuria progą Marko Popovičius tritaškiui. Tiesa, ir tolimi metimai. Šiandien Marko Popovičiaus visi 3 skriejo pro šalį.
Palacijo iš toli. Sudvėjojo dabar Miltonas Palacijo, ar čia mesti, ar čia atiduoti perdavimą. Nelabai net pasitikė savo jėgomis. Toks įspūdis iš žaidėjas, nelabai tiki, jo gali pataikyti, nors jį ir palieka laisvą žalgiriečiai. Pusantros minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Katelynas smeigia Tomą metimą 37-43 ir po truputėlį intriga vėl sugrįžta antrose reguliaraus sezono rungtynėse. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pagerinę ženkliai savo gynybą, dabar kaunasi dėl antrosios, kol kas sakykime taip, dėl antrosios vietos lentelėje minimum. Adas Juškevičius vos nepraranda kamuolio, meta jį tiesiog ten į priekį, prasižengia Dariušas Lavrinovičius, judėdamas ir norėdamas neleisti. Taip, pripažįsta Dariušas Lavrinovičius, jog jis buvo neteisus, jis pasielgė neleistinai, bet dar nori pasikalbėti su rungtynių teisėju. Na, aišku, jeigu ir toliau įvykiai taip klostysis čia Žalgirio arenoje, įtampa tikrai bus juntama ir čia spaudimo bus vis daugiau ir daugiau. Na, čia taip, na, Janis Blumas bandė ten atsidengti, suskupti prie kamulio ir būtų greičiausiai aplenkęs Žalgirio žaidėjus. Dariušas Lavrinovičius buvo neteisus ir pats tai pripažino, tik tai jis dar bandė ten pasikalbėti ateičiai, kaip daroma tokiais atvejais. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė. Renaldas Seibutis iš vidutinio nuotolio tiksliai 39-43 Seibutis užsivedęs kaip niekada. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai vieningai dabar sveikina vieni kitus. Jie atrodo perlaužė įvykių eigą. Grįžtame į Žalgirio areną, čia lieka 51 sekundė iki trečiojo kėlinio pabaigos ir dabar jau aišku, jog visa drama, visa intriga mūsų dar laukia lemiamame ketvirtajame kėlinyje. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai žaidžia geriausią atkarpą šiame mače ir nepaisant to, jog jie turėjo 17 taškų deficitą pirmoje dalyje, įvykiai apsivertė aukštyn kojomis po didžiosios pertraukos. Geras darbas gynyboje, pagerintas pataikymas, laimi atkarpą vilniečiai 18-8 ir Žalgirio pranašumas tik 4 taškai. Su kamuoliu dabar yra aikštės šeimininkai, kuriems viskas sekėsi per pirmus 2 kėlinius, tačiau kai žaidžia šios dvi komandos, net ir turint tokią milžinišką persvarą, tikrai dar nesigarantuotas, jog jau visas darbas baigtas, kai lieka dar 2 kėliniai. Popovičius toliau šaudo pro šalį, Mario Delašas tiesa įma kamuolį, Lipkevičius iš toli. Jo metimas netaiklus, čia bendromis pastangomis. Jomantas su Palacijo atkovoja kamuolį ir dabar jau paskutinioji šio kėlinio ataka. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai gali laikyti kamuolį iki galo. Ta ir greičiausiai stengsis daryti. Renaldas Seibutis po truputėlį įsibėgėjo, dabar bando atsidengti nuo Lipkevičiaus, gauna kamuolį, prašo užtvaros, veržėsi Seibutis, dviguba gynyba ten, klaida, Žalgiris turi dar 2 sekundės, Juškevičius nespėja išmesti kamulio, taigi 43-39 ir to tik tai lengvas užkandis, dar visas desertas mūsų laukia per ketvirtąjį kėlinį. Netrukus po poros minučių grįšime į Kauną. Netgi finalo metu bandys išlošti tos pačius 100 000. Tęsiasi laikinojoje sostinėje mūšis tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos. Jeigu po 2 kėlinių žalgiriečiai turėjo 14 taškų persvarą, tai dabar ją 10 taškų sumažino Vilniaus Lietuvos Ryto komanda 43-39 ir galima sakyti viskas po truputėlį, krypsta link to, jog prasideda viskas iš naujo. Tiesiog dabar lieka 10 minučių ir tas 4 taškų skirtumas yra tikrai nieko nereiškintis, kai tiek daug laiko iki pagrindinio laiko pabaigos. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai laimėjo paskutinį kėlinį 18-8. Pražanga dabar prieš Dariušą Lavrinovičių, grūmėsi Steponas Babrauskas, 4 asmeninė. Kalbant apie pražangas, tai yra vienas iš tų dalykų, vienas iš tų faktorių, kuris turėtų neraminti sostinės komandos, nes
Ir Steponas Bobrauskas, ir Nemanija Nedavičius, ir Simas Buterlevičius yra prasižengę po 4 kartus. Katelinas ir Seibutis yra prasižengę po 3 kartus. Žalgirio komandoje nėra žaidėjo, kuris turėtų 4 pražangas, po 3 yra surinkę Mario Delašas ir Vytenis Lipkevičius. Ir tas pražangų faktorius gali būti labai svarbus, baigiantis pagrindiniam laikui. Miltonas Palacijo, Janis Blumas. Devynios sekundės atakai. Janis Blumas tiksliai ir nuščiuvusi visa Žalgirio arena ir emocijų pliūpsnis Lietuvos Ryto atsarginių žaidėjų gretose. Na, kaip pasakytų NBA komentatoriai, tai buvo comebackas. Vilniaus Lietuvos Rytas sugrįžta į kovą dėl pergalės. Tiesa, dabar Adas Juškevičius vėl įneša šiek tiek džiaugsmo Žalgirio arenoje, pataikydamas tolimą metimą 47-42. Na ir aišku visiems krepšinio aistruoliams, kurie tiesiog mėgautis nori šiuo krepšiniu, aukšto lygio krepšiniu. Turi tokią puikią progą, nes intriga tikrai išlieka ir visa drama dar prieš akis. Darišui Lavrinovičiui trečioji asmeninė pražanga. Ne kartą šiandien štai taip nespėja atsikeisti dengiamaisiai žalgiriečiai. Lavrinovičius lieka, Darišas Lavrinovičius lieka prie Janį Blumo ir pastarasis arba meta iš toli per rankas, arba stengiasi verštis ir provokuoti pražangas, kaip šiuo atveju. Renaldas Seibutis, jeigu per pirmus 2 kėlinius pelnė tik tai 4 taškus, tai per trečiąjį pridėjo 6, dabar jau 10 taškų jo sąskaitoje. Janis Blumas yra antras, 8 taškai jo kraityje. Adas Juškevičius, Delašas, Lipkevičius, Kaukėnas, Lavrinovičius. Toks Žalgirio penketas, Janis Blumas, Jomantas Bobrauskas, Palacijo ir Eimantas Bendžius. Tokiu penketu žaidžia svečiai. Koja liečia kamuolį Jomantas. Grąžinamas bus kamuolys iš šoninės linijos. Kaukėnas prieš Jomantą. Per stipriai Eimantas Bendžius atkovoja kamuolį, o po to jau Mario Delašas nustumė Steponą Bobrauską. Ketvirtoji jo asmeninė, antroji Žalgirio komandinė ir toliau tęsiasi žalgiriečių duobė. Pralaimėjo jie paskutinę 6 minučių atkarpą 3-11. Mindaugas Kuzminskas grįžta į žaidimą su Robertu Jevtoku. Na, gali būti, jog šiek tiek ir Plaza užsižaidė su keitimais, kalbant apie Mindaugą Kuzminską, kuris žaidė labai naudingai, labai rezultatyviai, draskė gynybą, išprovokavo daug pražangų, gerai kovojo dėl atšokusių kamuolių, bet po to tas sprendimas laikyti Mario Delašą, sakykime, taip iš šalies žiūrint, nelabai ir pasiteisino. Po krepšių Lydeka iš viršaus ir tik 1 taško skirtumas. Dabar jau tas negausus būrys atvykusių gerbėjų iš Vilniaus perėkė visą 15 000 talpinančią areną. Savo emocijomis, kartais štai taip taikliais metimais Adas Juškevičius dar atgaivina sveikinimus ir plojimus, tačiau jaučiasi tas nervingumas atsiradęs ir Žalgirio žaidime, žaidėjų veiduose, emocijose ir faktas, jog dar ne vakaras. Dabar rezultatyviausių krepšininkų tampa Adas Juškevičius Žalgirio komandoje. 10 taškų, pirmasis žaidėjas pasiekęs šią ribą aikštės šeimininkų stovykloje. Tiesa, prameta baudą, bet Robertas Jevtokas pirmasis suskumba prie kamuolio ir Juškevičius rodo, kokį derinį reikėtų daryti. Kaukėnas toli nuo 3 taškų linijos. Pats Kaukėnas iki galo ir štai taip, Žalgiris 2 iš eilės, 2 taškiais vėl šiek tiek gali nusiraminti, jaustis ramiau.
Nedovičius, tiksliau Janis Blumas, atsiprašau, staigiai meta, atsidengęs po užtvaros. Na, Janis Blumas šiandien metė jau 9 metimus iš toli, pataikė tik tai 2 ir meta jis ir toliau. Krzyštofas Lavrinovičius. Dabar grumsis, bent jau toks įspūdis su Eimantu Bendžiumi. Na štai taip, 2 centrais praktiškai. Krzyštofas Lavrinovičius su Jevtoku žaidžia Plazą. Ir aišku, Krzyštofas prašo kamulio, nes prieš jį atsidūrė Palacijo. Ir čia jau turėtų reaguoti į visą tą situaciją Vilniaus Lietuvos Ryto trenerių štabas. Ir nieko nuostabaus, jog Dirkas Bauermanas ir prašo minutės pertraukėlės. Artėja į pabaigą Vilniaus Lietuvos Ryto komandos trenerių štabo paprašyta minutės pertraukėlė. Žalgiriečiai Purtavo laimėjo paskutinę atkarpą 6-0, 53-46. Dabar yra toks rezultatas, sužaidus beveik 3 minutės ketvirtajame kėlinyje. Ir toliau su 2 centrais žais žalgiriečiai. Nusprendžia, jog yra kozeris, yra ta korta, kurią gali naudoti Plaza. Ir ūgio persvarą tikrai akivaizdžiai dabar turi žalgiriečiai prieš Vilniaus Lietuvos Ryto penketą. Ir priekinėje linijoje, na, centro pozicijoje toliau. Čia bus Tautvydas Lydeka, o štai sunkiam krašte matysime Eimantą Bendžių. Nemanja Nedovičius dabar sugrįžo su 4 asmeniniam pražangom. Jau laukti nebėra ko. Žalgiris vėl grėsmingai nutolsta ir Dirkas Bauermanas nusprendžia, jog reikia leisti ir Nemanja Nedovičių, ir Renaldą Seibutį kartu. Nedovičius iš toli, netiksliai. Atkovoja kamuolį Lydeka. Prieš tai tiesa pamušė kamuolį Eimantas Bendžius. Jevtokas ties 3 taškų liniją prieš Nedovičių. Šis vikresnis, pražanga. Iš karto perskaitė visą situaciją labai gerai. 21 metų gynėjas iš Serbijos. Ir vikresnis yra Nemanja Nedovičius. Ir stengiasi, jog būtų išprovokuota ši pražanga. Dar kartelį čia ilgos rankos, bet tai negelbėja. Nors ir matome, Mindaugas Kuzminskas ten jau buvo pasiruošęs, reagavo į tą visą situaciją, bet Jevtokas nematė tos pagalbos ir nusprendė geriau prasižengti, nes tai tik 3 komandinė. Janis Blumas. Tiksliai, Janis Blumas atšokęs atgal. Meta daug, perima kamuolį Janis Blumas, ne iki galo. Čia grumtynės ant parketo, ginčas reiškiantis, jo kamuolys turėtų atitekti Vilniaus Lietuvos Ryto komandai. Taigi praktiškai taip, perima kamuolį Janis Blumas, štai dar kartelį čia grąžina kamuolį Robertas Jevtokas, po to jau pats ten bando gelbėti visą situaciją, bet Renaldas Seibutis laukė tos situacijos ir buvo prie pat. Ruošiasi būtent gynėjas ir grąžinti kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Bendžius. Nedovičiui, prieš Iškevičių, į kraštą Eimantui Bendžiui. Šis galų gale ryžtasi mesti, šiek tiek sudvėjojęs, bet tai nesutrukdo. 51-53. Eimantas Bendžius pataiko 3 tolimą metimą šį vakarą. 9 jo taškas ir 6 minutės iki kėlinio pabaigos. Adas Iškevičius pusiau kairiajame krašte. Kaukėnas pašokdina Seibutį. Pagalba atskubėjo laiku, nebuvo erdvės metimui. Kaukėnas, 7 atakai. Lavrinovičius prieš Lydeką, 2 gynyba ten. Ir po to jau Janį Blumui pražanga. Pražanga prieš Robertą Jevtoką. Ir tai yra neblogas variantas iš Vilniaus Lietuvos Ryto pusės. Ir nelabai džiugios žinios žalgiriečiams. Tiesa, tai yra tik 3 komandiniai. Tų dar nėra. Po 3 kartą taisykles pažeidė abi komandos. Lavrinovičius, 8 atakai, Kuzminskas iš toli, netikslus buvo jam perdavimas. Nuo žemės teko vėl gaudyti atšokusi kamuolį Kuzminskui, neparuoštas metimas. Ir dabar jau Vilniaus Lietuvos Ryto komanda gali išlyginti rezultatą, o gal net jį ir persverti. Šiandien nė karto nepirmavo Vilniaus Lietuvos Ryto komanda.
tiksliai. Eimantas Bendžius tampa Kauno Žalgirio žudiku. Žudikas kūdikio veidų. 4. tolimas metimas, 12. Eimanto Bendžiaus taškas ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda pirmą kartą priekyje. Pusę laiko iki kėlinio pabaigos. Kaukėno atsakymas nėra. Žalgiris prameta daug metimų iš toli ir daug metimų iš žaidimo. Ypatingai po didžiosios pertraukos. Bendžius 5. tritaškis tiksliai. Eimantas Bendžius skraidžioja čia po areną. Kokios emocijos čia. Eimantas Bendžius didina Lietuvos Ryto persvarą iki 4 taškų, 57-53 ir minutės pertraukėlė. 4 minutės 44 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Čia Žalgirio arenoje viskas apsivertė aukštyn kojomis ir pagrindinis to kaltininkas stambiu planu. 3 iš eilės Eimanto Bendžiaus tritaškiai, 11-0 laimėta Vilniaus Lietuvos Ryto atkarpa ir dabar didžiausią persvarą turi svečiai iš sostinės. Priminsiu, jeigu laimė Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, ji užims antrąją vietą, o jeigu laimėtų didesnė nei 11 taškų persvarą, tuomet ir užimtų pirmąją vietą reguliariam sezone. Žalgiris pirmavęs 17 taškų skirtumų ir toliau meta metimus pro šalį. Šiandien aikštės šeimininkai pataikė tik tai 3 tolimus metimus iš 19. Vos 16% pataikymas ir net negelbėja 37 baudos metimai. Nedovičius iš toli nėra. Kamuolys Javtoko rankose. 4 minutės. Marko Popovičius. Pražanga prieš Janį Blumą. 4. komandinė. 3 asmeninė. Ir dar baudos metimų nemes žalgiriečiai. Dar viena reklaminė minutės pertraukėlė. 4 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos, 53-57. Aikštės šeimininkai atsilieka, pralaimėję 3 kėlinį, pralaimi jie ir 4. Užstrigo, visiškai užstrigo Kauno Žalgirio puolimas pastarosiomis minutėmis. Eimantas Bendžius vėl stambių planų pradėjo švęsti savo gimtadienį. Eimantas Bendžius po 10 dienų bus jo 23 gimtadienis, tačiau jau dabar tarsi surengė fiestą, pasiekė asmeninį sezono rekordą, 5 tritaškiai iš 7, 15 taškų Bendžiaus sąskaitoje ir tie tolimi metimai suteikė vilčių Vilniaus Lietuvos Ryto gerbėjams, jog niekas Lietuvos krepšinio lygoje atkrintamosiose varžybose nepasikeis ir viskas bus taip, kaip buvo 14 metų. Eimantui Bendžiui dabar fiksuojama pražanga, antroji asmeninė ir kadangi tai yra jau 5 komandinė, Oliveris Lafetas stoja mesti 2 baudų. Tiesa, šiandien šis krepšininkas pusę baudų iš 6 bandymų prametė. Pirmoji taikli. Na, priminsiu, jo Kauno Žalgirio planas A – laimėti, B – nepralaimėti didesniu nei 11 taškų skirtumų. Nuo Tautvydo Lydekos kamuolys palieka aikštę. Rimantas Kaukėnas jį grąžina iš užgalinės linijos. Ir 24 sekundės. Vėl tokios pauzės, tie baudos metimai, galimybė nusiraminti Žalgirio gerbėjams ir žaidėjams. 57-57 po Oliverio Lafeto tikslaus tolimo metimo. Rezultatas tampa lygus. 4 minutės iki pagrindinio laiko pabaigos. Triukšmas pasiekęs aukščiausią lygį. Slysta kamuolys Renaldui Seibučiui ir šansas Kauno Žalgirio komandai vėl įsiveržti į priekį. Miltonas Palacijo pasirodo aikštelėje vietoje Nemanija Nedovičiaus. 3 minutės 15. Chaotiška sistema, bet super intriguojanti reguliaraus sezono pabaiga. Kas bus pirmas, kas bus antras, kas bus trečias, kas bus ketvirtas, nėra aišku likus 3 minutėms iki reguliaraus sezono pabaigos. To dar niekada nėra buvę per 20 metų. Niekas nežino, kokios bus poros atkrintamosiose varžybose. Ir viskas bus aišku tik tais po keletos akimirkų.
Janis Blumas. Metras nuo 3 taškų linijos, netiksliai po to pražanga Tautvydui Lydekai, kuris kabinosi ten kovodamas dėl atšokusio kamulio už Roberto Jeftoko. Pernelyg didelis noras. Trečia asmeninė. Tiesa, baudas mes Robertas Jeftokas. Labai rimtas išbandymas Žalgirio centrui. Tik viena taikli bauda šiandien iš 4. Visi puikiai žinome, jog tai yra Achilo kulnas Robertui Jeftokui. Baudos metimai. O ypatingai šiuo metu, kai mažiau nei 3 minutės. Kiekvienas taškas dabar tampa labai svarbus. Esnis triukšmas nei tada, kai komanda įmeta tritaškį. Krzyštofas Lavrinovičius atkovojo kamuolį, bet čia pat jį praranda. Kontrataka, Janis Blumas, Seibutis, 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Kaip viskas greitai čia gali apsiversti aukštinkojomis, kaip viskas greitai čia keičiasi. Tai yra aukščiausios prabos krepšinis Lietuvoje. Komandos, kurios 14 metų kovoja dėl aukso finalų serijose. 2 ekipos, kurios po Lietuvos vėliava varžosi Eurolygoje. Šiandien stoja viena prieš kitą. Pirmą kartą šiais metais. Renaldas Seibutis. Šiandien metė 2 baudos metimus, pataikė 1. Bauda taikli ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turi 2 taškų persvarą. 60-58. Vietoje Roberto Jeftoko pasirodo brolis Dariušas Lavrinovičius. Taigi 2 broliai dabar žaidžia Žalgirio priekinėje linijoje. Marko Popovičius įmeta kamuolį Lavrinovičiui. Šis broliui dėjimas iš viršaus. Lygų. Pustrečios minutės. Dar kartelį. Čia puikiai pamatė Dariušas Lavrinovičius. Nuo žemės perdavimas aplenkė Krzyštofas Lavrinovičius tiesioginį oponentą. Seibutis. Įsižaidė Renaldas Seibutis. 2 varžovai, atmetamas kamuolys. Dar 7 sekundės atakai. Seibutis. 5 prieš Kaukėną. Seibutis. Palacijo su Sirena, netiksliai, kamuolys Lietuvos Ryto komandos rankose. Miltonas Palacijo prasidėjo prieš paskutinę ketvirčio minutę. Ginčas ir dabar jau ginčas, reiškiantis, jo kamuolys atiteks Kauno Žalgirio komandai. Minutė 45 iki pagrindinio laiko pabaigos. Mindaugas Katelynas aikštėje vietoje Tautvydo Lydekos. Užgniaužia kvapą, stebi visi Lietuvos klubai, kuo visą tai baigsis, kurie pateko į atkrintamąsias varžybas. Užgniaužia kvapą, visi žiūrovai prie televizorių ekranų. Visi susirinkę čia arenoje. Kas bus, kas nugalės? Marko Popovičius. Prieš Bendžių. Aukštesnis yra Eimantas Bendžius. Bet Popovičius yra vikresnis. Ir tą vikrumą paverčia taškais. 62-60 ir minutės pertraukėlės prašo Dirkas Bauermanas. 62-60. Kauno Žalgirio komanda pirmauja prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Lieka tik 1 minutė, 27 sekundės ir pačios karščiausios, pačios labiausiai intriguojančios akimirkos dar mūsų laukia. Pačios svarbiausios atakos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda turės kamuolį savo rankose. Žalgiris yra prasižengęs 4 kartus. Jau daugiau nei 4 kart yra prasižengę Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Marko Popovičius, Lafetas, Kaukėnas ir broliai Lavrinovičiai. Tokiu 5 dabar ginsis aikštės šeikai. Ruošiasi tęsti rungtynes ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie ilgiau liko prie trenerių štabo. Pasitarimas, kaip reikėtų surengti pačias svarbiausias ne tik šio mačo, bet šio sezono, reguliaraus sezono atakas. Janis Blumas, Bendžius, Katelynas,
Seibutis ir Buterlevičius. Toks Lietuvos Ryto penketas. Seibutis prieš Kaukėną. Agresyvi Kaukėno gynyba, tenka Seibučiui atiduoti kamuolį Janį Blumui, 9 atakai. Janis Blumas prametė 9 tolimus metimus iš 11. Seibutis pamirštas, pro galinę liniją, pro galinės duris. Niekas ten jo nelaukė, 2 taškai iš po krepšio, 15 gynėjo taškas, lygų paskutinė kėlinio minutė. Popovičius. Atgal Lafetui, 5 atakai, iš toli, Oliveris Lafetas, per stipriai, kamuolys Buterlevičiaus rankose, 2 krepšininkai ant parketo, atsikelia Lavrinovičius su Seibučiu, Lietuvos Rytas gali dabar įsiveržti į priekį, bet dar liks laiko ir žalgiriečiams. Triukšmas kurtinantis. Janis Blumas, 5 sekundės atakai, Janio Blumo, Bendžius. Netiksliai. Na tiesiog Eimanto Bendžiaus rankose atsidūrė kamuolys po to, kai Janis Blumas ten nesuvaldė jo ir dabar tik 16 sekundžių ir 60 minutės pertraukėlę dar turi. Atsargoje Plaza, turi ją ir Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, taigi dabar ir išnaudoja aikštės šeimininkų strategas tą paskutinę galimybę pasitarti. Pačios dramatiškiausios sekundės netrukus. Čia 16 ir 60 lieka Žalgirio arenoje, 62-62. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai turėjo galimybę dabar įsiveržti į priekį. Tiesiog Janio Blumo, sakykime taip, klaida, po kurios dar bandė visą situaciją gelbėti Eimantas Bendžius. Metė likus sekundai, net normaliai neprisitaikęs ir kamuolys net nelietęs lanko atsidūrė už aikštės ribų. Taigi taip atsiranda šansas laimėti antrą kartą šį sezoną Lietuvos krepšinio lygos reguliariam sezone žalgiriečiams prieš Lietuvos Rytą ir jeigu taip atsitiktų, tuomet sostinės ekipa kristų lentelėje į 4. vietą ir tuomet didelė tikimybė, jog matytume šių dviejų grandų akistatą jau atkrintamosiose varžybose pusfinalyje. Oliveris Lafetas grąžins kamuolį, priminsiu, Lietuvos Rytas jau prasižengęs daugiau nei 4 kartus. Nėra kam atiduoti kamuolio ir čia tiesiog atiduodamas kamuolys į tribūnas. Agresyvi Lietuvos Ryto gynyba, nors turėjo Plaza minutės pertraukėlę, jos neišnaudoja. Tinkamai, tiksliau, paruošti nepavyko komandos taip, kaip reikia ir dabar jau šansas Lietuvos Rytui. Minutės pertraukėlė. Artėja į pabaigą Dirko Barmano, Vilniaus Lietuvos Ryto vyriausiojo trenerio paprašyta minutės pertraukėlė. Žalgiris tiesiog padovanoja ištiestomis rankomis galimybę sostinės krepšininkams laimėti šį mačą ir užimti antrąją vietą turnyro lentelėje. Vėlgi pakartojimo metu stebint, nuopelnai už tą gerą darbą, agresyvų darbą gynyboje atitenka Eimantui Bendžiui, kuris šiandien, aišku, į save dėmesį atkreipė savo tolimais metimais. Jis būtent ten prižiūrėjo Dariušą Lavrinovičių. Lafetas tiesiog metė kamuolį į užribį ir dabar Lietuvos Ryto paskutinis šansas laimėti šį mačą per pagrindinį laiką. Seibučio rankose kamuolys, kaip ir dera lyderiui. Bendžius iš vidutinio nuotolio, nėra kamuolys Lafeto rankose ir tai reiškia, jog mes netrukus matysime papildomas 5 minutės. 62-62, 4 kėlinių neužteko tam, kad sužinotume, kas iš šių dviejų komandų šį vakarą yra geresnis. Ir toliau tęsiasi transliacija iš Kauno Žalgirio arenos. Čia 4 kėlinių neužteko. Matysime netrukus pratęsimą 62-62. Na ir galima sakyti,
jog išsaugoja viltis Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai pakovoti ne tik dėl antrosios vietos turnyro lentelėje, bet galbūt ir dėl pirmosios, jeigu pavyktų sužaisti 5 minučių atkarpą taip, kaip tą pavyko padaryti, pavyzdžiui, trečiojo kėlinio pabaigoje, kai ta atkarpa buvo laimėta 11-0, kai buvo laimėta atkarpa ketvirtajame kėlinyje, taip pat 11-0, bet aišku, minimum užduotis svečių yra tiesiog iškovoti pergalę ir žiūrėti visą situaciją. Žalgirio užduotis taip pat laimėti, antra, jie bent jau nepralaimėti didesnių nei 11 taškų skirtumų, bet faktas yra toks, jog abi komandos turėjo savo šansą baigiantis rungtynėms, bet nei viena jo neišnaudojo. Na ir dabar, aišku, žiūriu į abiejų komandų pražangas ir Lietuvos Rytui šitas pratęsimas nėra toks palankus galbūt kaip žalgiriečiams, išskyrus tuo atveju, jeigu nepavyktų iškristi iš žaidimo Nemanjai Nedovičiui, Buterlevičiui ir Steponui Bobrauskui, kurie yra su 4 pražangomis. Po 3 turi net 4 krepšininkai, visi lyderiai. Žalgirio komanda tokių problemų neturi, išskyrus Mario Delašą, kuris pažeidė taisyklės 4 sykius. Po 3 prasižengė tik 2 krepšininkai, Lavrinovičius ir Vytenis Lipkevičius. Dabar pratęsimą pradeda klaida svečiai. Šiandien 18 kartų suklydo Lietuvos Rytas, 17 klaidų padarė žalgiriečiai. Dariušas Lavrinovičius, Marko Popovičius, Kuzminskas bandė ten pagazdinti, jog bėgs pro galinę liniją, bet ten užtvaros nesulaukė, taigi Popovičius vienas dabar prieš Janį Blumą, meta per iškeltą ranką netiksliai ir Renaldas Seibutis pirmasis sugriebė kamuolį. Naudingiausias šio mačo žaidėjas. 15 taškų susirinko Renaldas Seibutis, 11 iš jų per antrąją dalį. Janis Blumas iš toli, netiksliai. Šiandien beveik pusę Lietuvos Ryto komandos tolimų metimų metė būtent Janis Blumas. Tik 2 taiklus iš 12. Kieno nervai stipresni? Dviguba gynyba ir čia Renaldui Seibučiui fiksuoja pražangą arbitrai. 4. asmeninė, šypsosi pats krepšininkas. Jau buvo beveik perėmę kamuolį Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir Oliveris Lafetas keliauja mesti baudų. Vietoje Buterlevičiaus grįžta į žaidėjas Nedovičius. Oliveris Lafetas šiandien pataikė 4 baudos metimus iš 8. Sumeta Žalgirio legionierius, grįžta į aikštę Steponas Bobrauskas. Nemanjai Nedovičius atiduoda kamuolį Renaldui Seibučiui. Bobrauskas prieš Kuzminską, Renaldas Seibutis, vikresnis nei Lavrinovičius, išnaudoja tą greičio persvarą Renaldas Seibutis, nepataiko čia komandos draugas, tiesa Steponas Bobrauskas pirmasis suskumba prie kamuolio ir vėl pozicinė svečių ataka. 3:30 iki pirmo pratęsimo pabaigos. Nemanjai Nedovičius. Lafetas rodo, kaip bus atliekamas derinys, rodo komandos draugams, dvigubina visą laiką. Žalgiris dvigubina gynybą prieš žmogų turintį kamuolį. Blokas Steponui Bobrauskui ir tas dvigubinimas šiandien labai dažnai duoda dividendų. Čia padeda Kuzminskui Lavrinovičius, dar likę buvo porą sekundžių atakai ir tas porą sekundžių gali paversti taškais, kadangi Renaldas Seibutis išprovokuoja Marko Popovičiaus pražangą. Pirma asmeninė, Marko Popovičius irgi šiandien šaudė pro šalį, visi 5 tolimi metimai skriejo pro šalį. 2 baudas taip pat prametė iš 3 ir nebuvo toks naudingas, kaip galbūt yra įpratę Žalgirio gerbėjai Marko Popovičius. O Renaldas Seibutis sukandęs dantis savo vidurkį pasiekė, tiesa bauda skrieja pro šalį. Nors Renaldas Seibutis yra patikimiausias baudų metikas Lietuvos Ryto komandoje. Nuovargis, aišku, irgi daro savo.
kadangi buvo metama iš 3 taškų zonos, 3 baudos metimai. Lygų 64-64. Toli nuo krepšio išėjęs Dariušas. Rodo, jog gazdink jog veršės ir man įmes kamuolį. Katelynas lieka prie Lafeto, na štai ryžtasi dabar legionierius įmesti kamuolį Lavrinovičiui, nes prieš jį žymiai mažesnis Nedovičius ir žingsniai. Nemanė Nedovičius sugebėjo pergudrauti žymiai aukštesnį Dariušą Lavrinovičių, kuris irgi suprato, turi ūgio persvarą, galima čia išpešti naudos, tačiau tam pirmiausiai reikia neklysti, o klaida buvo, žingsniai lygų pagal klaidas, lygus rezultatas ir mažiau nei 3 minutės iki pratęsimo pabaigos. Mindaugas Katelynas, Eimantas Bendžius. Na vėl šiek tiek likęs užmaršty, Eimantas Bendžius primena apie save. 67-64, 18 Eimanto Bendžiaus taškas, 6 tolimas metimas iš 9. Kšištofas Lavrinovičius iš toli atsakyti tuo pačiu nepavyksta, galbūt kiek čia ir pasikarščiavo brolis, buvo labai daug erdvės, nieko nebuvo po krepšiukam kovoti dėl atšokusio kamulio. Nedovičius išprovokuoja pražangą ir keliaus mesti 2 baudų. Ir jeigu jas pataikytų, situacija taptų tikrai sudėtinga Kauno Žalgirio komandai ir atsidurtų labai neblogoje padėtyje Lietuvos Ryto krepšininkai. Bet tam būtina pataikyti baudos metimus. Šiandien 10 baudų pataikė Lietuvos Rytas iš 17, Žalgiris metė net 43 baudas, pataikė 24, prametė 19 baudų. Nenori. Šitie lankai nenori priimti kamuolių, kai jie šokinėja ant jų, kuomet atlieka metimus šį vakarą Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir dar kartelį suspurda kamuolys iš krepšio, 67-64, rezultatas lieka toks pats. Keturias pražangas turintis Nedovičius žaidė agresyviai, bandė išmušti kamuolį iš Lafeto rankų. Popovičius prieš Katelyną, apeina jį, Bendžius aukštai dar bandė blokuoti metimą, bet labai aukšta ir nepalankia trajektorija meta kamuolį Marko Popovičius, mažinantis deficitą iki minimumo. Prasidėjo prieš paskutinę kėlinio minutę. Renaldas Seibutis, nemanė Nedovičiui, dvi užtvaros Seibučiui, tiesa nepavyko atsidengti. Individualiai Seibutis prieš Popovičių, pražangos nėra, galima žaisti toliau, rodo teisėjai. Babrauskas iš po krepšio, nėra, kova kiekviename aikštės centimetre, kova dėl kiekvieno kamulio, kova griūnant, daužantis, liejant kraują ir paskutinėme epizode tą mikro dvikovą laimė žalgiriečiai. Mindaugas Kuzminskas keliauja mesti baudos metimų, 4, Mindaugui Katelynui asmeninė pražanga. Be galo svarbus baudos metimai Kauno Žalgirio komandai. Šiandien Kuzminskas meta baudas be klaidų, 6 iš 6. 7 taip pat pasiekė tikslą. Ir jeigu pataikys dar vieną baudą, Kuzminskas pasivys pagal pelnytus taškus Adą Juškevičių, kuris yra rezultatyviausias šiuo metu. Ir Kauno Žalgirį išveda puolėjas į priekį, 1,5 minutės. Adas Juškevičius prasidėjo visą pratęsimą ant suolo. Seibutis. Katelynui iš vidutinio nuotolio. Katelynas nėra ir Mindaugas Kuzminskas atkovoja kamuolį. Linksmieji kalneliai čia Žalgirio arenoje. Tai vieni, tai kiti įsiveržė į priekį. Tai vieni turi iniciatyvą, tai kiti. 7 atakai. Popovičius iš toli. 6 pramestas tolimas metimas. Popovičius gali gelbėti komandą, bet gali ją ir galutinai nužudyti. Nedovičius staigiai neria į baudos aikštelę Nemanija Nedovičius. Ir paskui jį nespėdami žalgiriečiai prasižengia. Vadinasi, 2 baudas. Mes Nedovičius šiandien
Du kart metė baudos metimus gynėjas, abu prametė. Grįžta Janis Blumas vietoje Stepono Bobrausko. Šiandien turbūt apibendrinant galima su šypsena konstatuoti tai, jog Popovičius ir Blumas, du taikliausi tritaškininkai, vieni taikliausių lygoje, šiandien perbėgė ir prameta savo visus tolimus metimus. O po Nedovičiaus taiklių abiejų baudų 69-68 ir viena paskutiniųjų Kauno Žalgirio atakų. Dar turėtų likti laiko ir Lietuvos Ryto komandai. Popovičius, Kuzminskas iš toli, nėra. Kova dėl kamuolio, ją laimi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Eimantas Bendžius ten žaidžia agresyviai. Nedovičius lekia į priekį, prasižengia Oliveris Lafetas. Reikalavo tribūnos greitos pražangos ir lieka 13 sekundžių ir 20-osios Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Dabar mes du baudos metimus, jeigu juos abu pataikys Nemanija Nedovičius, prieš tai ranka nedrebėjo, tuomet Žalgiriui verkiant reikės tolimo metimo. O šiandien Žalgiris tritaškius meta vos 16% taiklumu, tik 4 taiklus iš 25. Pataiko pirmąją baudą Nedovičius, nervų išbandymas. Ir Vilniaus Lietuvos Rytas turi 3 taškų persvarą, 10 sekundžių. Dirko Bauermano matėme ženklas, prasižengti, dar prieš metimą. Pažeidžia taisyklės Jani Blumas, pasirinkimas Marko Popovičius. Ir Lietuvos Rytui svarbu yra tai, jog 5 sekundės prabėgo, kol žalgiriečiai perėjo į Vilniaus Lietuvos Ryto komandos aikštės pusę. Net jeigu pataikys abi baudas Marko Popovičius, tuomet vis dar priekyje bus Vilniaus Lietuvos Rytas, tuomet jau Žalgiriui reikės greitai prasižengti ir tikėtis, jog galbūt vieną baudą prames Lietuvos Ryto žaidėjai. Šiandien 3 baudas iš 5 pataikė Marko Popovičius. Šį sezoną baudas metantis 88% taiklumu. Prametė visus 6 tolimus metimus šiandien Marko Popovičius. Antra taip pat taikli ir dabar jau Žalgirio spaudimas po visą aikštelę. Dirkas Bauermanas nerizikuoja ir nusprendžia paprašyti minutės pertraukėlės. Žalgirio arenoje Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai priekyje 71-70. Čia vyksta pratęsimas ir iki jo pabaigos liko tik tai 8 sekundės ir 1/10. Svečiai paprašė minutės pertraukėlės. Jie turi kamuolį savo rankose. Žalgiriečiai aišku stengsis perimti jį, spausti, žaisti agresyviai. Ir greičiausiai tikslas bus greitai perimti kamuolį, o jeigu to nepavyks, prasižengti ir tikėtis netaiklių baudų. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda perlaužė įvykių eigą po didžiosios pertraukos ir sugebėjo panaikinti 17 taškų skirtumą. Žalgiris taip pat sugebėjo atsitiesti vienu labai sunkiu momentu antroje dalyje, kada deficitas buvo -4 ir Lietuvos Rytas spurtavo 11-0 ir galiausiai kol kas tą visą karuselę, sakykime taip, laimi Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurių rankose jų pačių likimas. 1 taškas, 8 sekundės ir galimybė užimti antrąją vietą lentelėje. Pražanga prieš Oliverį Lafetą, labai skausmingai. Ten prasižengė Oliveris Lafetas, gavo per galvą Nemanija Nedovičius. Ir šiandien jau baigtas yra Lafeto pasirodymas, 9 taškai. Tiesa, iš žaidimo pataikė Lafetas tik tai 1 metimą iš 5, nemato Lafetas, kad reikia jam palikti aikštelę. Pernelyg daug adrenalino, pernelyg didelės emocijos ir pats krepšininkas nori žaisti toliau, bet jį reikia sodinti ir dabar leidžiamas Adas Juškevičius, ilgą laiką buvęs rezultatyviausias žaidėjas. Nemanija Nedovičiaus išbandymas. Jeigu pirmas 2 baudas Nemanija Nedovičius prametė, tai po to 5 iš 5. Ir antroji bauda taikli. Žalgiriui reikia tolimo metimo. Tik 7 sekundės 60-osios, nėra kam atiduoti kamuolio. Popovičius
5. Ar prasižengs Lietuvos Rytas? Ne, leidžia mesti Kaukėnas, nėra. Ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai švenčia pergalę, kelia rankas į viršų. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda laimi 73-70, iškovoja 10-ąją pergalę. Šį sezoną LKL čempionate iškovoja po beveik 2 metų pertraukos pergalę prieš savo amžinąjį varžovą Kauno Žalgirį. Ir tai reiškia, jog reguliarųjį sezoną laimi žalgiriečiai, bet Vilniaus Lietuvos Ryto komanda išlaiko 2-ąją poziciją. Pozicija turėta prieš šį mačą. Ir dabar galima žiūrėti, kaipgi atrodys ketvirtfinalio poros. Žalgiris susitiks su Nevėžiu, Lietuvos Rytas su Utenos Juventus komanda, Prienų laukia akistata su Šiauliais, o Klaipėdos Neptūnas susitiks su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Primenu, jog atkrintamosios varžybos prasideda jau labai greitai. Kitos savaitės pradžioje pirmadienį kviečiame stebėti pirmąją tiesioginę transliaciją iš ketvirtfinalio mačo, kuris tai bus susitikimas, sužinosite sekdami programą, bet transliacija prasidės 19 valandą jau šį pirmadienį po 2 dienų. Tiek žinių iš Kauno Žalgirio arenos. Aš komentatorius Saulius Nalivaikas su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.